somewhere. I'm staying here, upstairs. Oh, really? Oh my god, it's my husband. Whoa! Give me one reason why I shouldn't do it. I'm drawing a blank. What? He's on to us. First of all, you gotta wait till she gets my pants off. And then you gotta give me a chance to run. That's how you get the money. Never drop the con. Die with the lie. And why'd you come up here? Professional curiosity. And I like boobs. Sveiki, gyvi, kaip ir žadėjom su Iveta, darome live transliaciją 12 val. Ir šiandien bus labai įdomi tema. Manau, kad po praeito karto daug klausimų kilo daugams ir manau, kad ir dabar užduosit daug klausimų. Ir būkit drąsūs, užduokit kuo daugiau, nes tema yra savotiškai truputėlį ir tabu, ir netabu. Tai pažiūrėsim, ką Iveta galvoja apie tai ir ką aš galvoju. Tai čia bus toksai dviejų žmonių požiūris. Vyrai ir moteris. Labas! Sveikas, labas. Tai ką, pradėsime tada vėl mūsų live transliaciją. Aš manau, kad ir kalbėjau pradžioje, kad daugumai žmonių, manau, kad po praeito karto tokių gerų minčių kils ir kilo, tai kuo toliau, tuo bus įdomiau. Tai paliesime tą temą, paliesime tokią, žinai, tokią temą gerą. Manau, kad aš galvoju, kad tai daugam yra tabu, mano galva, žinai. Nežinau, kaip tavo manimo, bet aš galvoju, kad daugam yra tabu, nes pasimatymas dažniausiai tai visi labai pasakoja, ką reikia daryti per pasimatymą. Visi kalba, ko nedaryti per pasimatymą, bet dažniausiai visi, nežinau, ar tai daro, nedaro, tai vat mes, manau, ir įsiaiškinsim. Aš pasižiūrėsiu iš savo pusės, atvirai, ką vyrai pasakoja, ne? O tu turbūt pasidalinsi iš moterų pusės, ką moteris apie tai mano ir ką jūs galvoja apie tai. Iš tikrųjų, besiruošdama mūsų šitam laivui, pradėjau, žinai, klausinėti draugių, klienčių, pokalbėse moterų, tai ko norėtumėt paklausti, ką norėtumėt sužinoti. Ir iš moterų pusės net nėra tokio, kad jos norėtų kažką pranešti vyrams apie pasimatymus. O yra labai daug tokių gal baimių, aš sakyčiau, bet tokių, žinai, atsargių labai iš toli. Paklausk, o ką reiškia šitas? Paklausk, į ką atkreip dėmesį. Žinai, yra toksai, jausmas, kad tai yra toksai tie pasimatymai, šiaip, kas tai yra pasimatymas, gyvenime. Tai turėtų būti smagus kažkoks susitikimas. Čiagi ne darbas, čiagi ne prievolė kažkokia, čia, ne į blogumą tu eini. Bet realiai, kai pasišneki su moterim, tai atrodo toks jausmas, kad truputį tos tokios, įtampa, žinai, tu tokios baimės, o kaip suprasti, nes, tikiu, kad ir daug kas yra nusivylęs, arba daug, žinai, yra tos informacijos ir tada irgi yra sunku. Ir pagavau tokią mintį, kad arba pasimatymas tampa darbo pokalbiu, per kurį reikia kažką ten ir visos sako, paklausk. Paklausk tu jo, kokį ten klausimą reikia užduoti. Paklausk, ką reikia atkreipti dėmesį. Arba sužinok, ką turi iš tikrųjų omeny vyrai, kai daro tą, ir dar kažką. Arba šiandien tas klausimas, red flagai. Tai įsivaizduok, čia yra labai sąžiningi, geri klausimai. Bet aš pagalvoju iš kitos pusės, ir einu tada aš į pasimatymą, visavo tokia, reikia viską čia sužinoti, išsiaiškinti, žinai, kad neįklimt, ir pats pasimatymas, jis praranda savo visą prasmę to tokio malonaus laisvalaikio, kurio metu tu turi galimybę susipažinti su kitu žmogum visų pirma. Mano galva, kad gal žinai, problema, čia iš mano pusės, tik iš vyrų pusės. Aš galvoju, kad problema tame, kad dauguma žmonių pasimatymą daro arba kaip vienadienį nuotykiai, tai nėra blogai, bet kitiems tai yra, kaip tu ir sakai, STT, žinai, apklausa, kas tu esi, iš kur, kokios tavo, ne tavo kokios pajamos, bet ką turi, ko tu neturi, ką tu pasiekiai, nepasiekiai, bet tada praranda visą žavesį. Ir klausimas iš vis turėtų kilti, kaip ir mes tada rašėm, žinai, duoti, neduoti, eiti, neiti. Iš vis užduoti klausimą, o iš vis kam reikalingas pasimatymas? Ko aš noriu, ir žinai, tu sakai, vieniems tampa tas, kitiems anas, bet iš tikrųjų padalinkim, vyrams dažnai tai, tikslas yra vienadienis nuotykis, moterims STT. Manau, kad, čia manau, kad ne visada gal yra tiesa, manau, kad moterims irgi yra tam tikras
tipas moterų, kurioms irgi tokie kaip vyrai, jiems yra nuotykis, reikalingas nuotykis, ieško nuotykį. Bet Tai tai manau, nėra kad blogai. tai nėra blogai. Žiūrėk, mano mintis tokia, kaip mes ir kalbėjom pačioje pradžioje kažkada, kad aš nevertinu absoliučiai žmogaus. Pas mane nėra jokios kritikos jam, jokio bausmės, ten tu kaltas, arba ten tau darai neteisingai. Ne, tiesiog adekvatus, ramus požiūris tiesiog yra tokių žmonių ir tai yra normalu. O Ir dar viskas yra tai ok. yra, žinai, ne tai, kad tokių žmonių yra skirtingi laikotarpiai gyvenime, skirtingi poreikiai. Ir šiandien aš galiu būti toks žmogus, kitą dieną kitoks žmogus. Ir tai irgi yra leisti savo būti pagal situaciją, pagal poreikį, pagal tai, kas vyksta gyvenime, būti skirtingam. Ir suprast, kad, pavyzdžiui, jeigu kažkas tau tiko ir turėjai ten prieš 10 metų įsivaizdavimą apie pasimatymus vienokį, tai šiandien tai gali būti visai kitokia istorija tavo asmeniškai. Gerai, tai einam tada prie reikalų, tada tiesiai Gerai. šviesiai. Davai. Va tu, pavyzdžiui, pažaidžiam scenarijų. Čia yra žaidimas, čia nieko, jokie STT, jokių tardymų. Tiesiog žaidimas. Gerai. Vat, pavyzdžiui, jeigu tu eitum į pasimatymą, vat, tau galbūt reikia to, ne? Nu, ieškai antros pusės arba neieškai, neturi reikšmės. Vat, kodėl tau reikalingas pasimatymas? Vat, savo reikėtų atsakyti, vat, tau nuomonė, vat, gal tu padėsi moterims labiau suvokti ir jos nebijos tą patį pasakyti, ką tu pasakai. Gerai, aš atstovausiu ir save, ir tas moteris, kurios galbūt, kaip tu sakai, neišdrįsta paklausti arba pasakyti. Žinai, nuo ko aš norėčiau pradėti? Vat, žingsnis prieš tai. Po mūsų laivo gavau be galo daug žinučių iš tavo sekėjų vyrų, dažnai aš tai suprantu. Negali būti, arba negaliu patikėti, kad tokia kaip tu, arba tokia graži, turi problemų susirasti antrą pusę, arba neturi antros pusės. Ir man čia norėtųsi labai stipriai, žinai, akcentuoti tą vietą, nes mane tokie dalykai erzina. Ir ilgai galvojau, kodėl šita žinutė, kurioje tipo yra komplimentas, mane erzina. Ir va čia yra tas dalinimas, ne, kad santykiams tu gali būti kažkokia. Nu, tipo, jeigu tu graži, tai, nėra problemos santykiais. Kažkokie dalinimai žmonių, ne? Ir va tavo tas klausimas, kai eini į pasimatymą, ko tu iš tikrųjų nori, manau, jis ir va šita va prie istorija yra labai svarbiai susiję, ne? Nes jeigu aš įsitikinus, kad aš turiu būti kažkokia graži, arba vyras įsitikinęs, kad tik gražios moteris gali būti santykiuose. Tu prasme, jau kažkoks yra, jau pasimatymo metu įvyks kažkoks pravalas, mano manymu. Tai kita vertus, aš po mūsų to pokalbio ir va dabar, klausimas, tai ar reikia tų santykių, nes tu kelis kartus manęs paklausai, ar reikia tau tų santykių, ko tu eini į tą pasimatymą. Ir man atrodo, kad tai yra svarbiausi klausimai, kurios turėtų savo užduoti moteris prieš pasimatymą patį. Kai aš ten einu, ne ko aš noriu net iš santykių, ne ko aš noriu iš to vyro po 10 metų, o šiandien iš to susitikimo, žinai, ko aš ten einu. Ten parašė koks nors, žinai, vyrukas, nežinau, pirmą kartą susitinkat, tai ko aš ten noriu, arba trečią kartą susitinkat, ko aš noriu. Ir aš, kai savo užduodu tokius klausimus, aš stengiuosi vadovautis ne galva, o pojūčiais. Nes galva gali čia labai lengvai primeluoti. Ką žinau, ką reikėtų žinoti, žinai, va tas. Ir išėjau į tokią formulę, pats savo asmeniškai, galbūt tai tiks ir kitom, kad aš turiu tik šiandien, aš negaliu spręsti apie tai, kas bus po 10 metų. Dėl to, jeigu aš einu šiandien nuoširdžiai į tai, ką aš noriu veikti, pavyzdžiui, man nuoširdžiai norisi boulingo pažaisti, arba biliardo, arba pasivaikščioti miške, arba, nežinau, va šitoj kaviniai atsiger šitos kavos su šituo desertu. Aš tai galiu padaryti viena ir man irgi bus gerai, bet galiu padaryti, pavyzdžiui, su tavim. Ir jeigu tavo norai sutampa, kad tau boulingas irgi yra for fun, žinai, čia yra geras laiko praleidimas, tai mes susitinkam, ne kaip pats tate, ar lūkesčiai, ar sužinot kažką apie tave, o realiai pabūt šitoj veikloj, į kurią mes vienas kitą įtraukiam, jeigu abiem yra gerai. Aš va taip žiūriu.
Ir jeigu tada aš susitinku su tavim pirmą kartą, antrą, trečią, 10, toj vietoj, kuri man yra smagi, kurioje aš gerai jaučiuosi ir tu lygiai taip pat gerai jautiesi, tai mes turim šansą, galimybę žiūrėti vienas į kitą kaip tiesiog į žmogų. Be jokių tų, žinai, kaip žiūrkytės, tipo, ką turėjo, kaip galėjo, kas bus. Tiesiog ir tada mano kūnas pats man patars, gerai man čia ar negerai, einu aš toliau ar neinu. Ir va taip, jeigu kiekvieną kartą, aš va taip, žinai, intuityviai kūnų, nežinau, kaip kitaip. Jeigu neturi kuo remtis, tai kuo remtis? Savimi, aš taip, žinai, žiūriu. Ir tada aš tiesiog fainai praleidžiu laiką, tada aš turiu galimybę, nes man tada, žinai, aš, einu į tą nuotykį per savo prizmę, patogu man ar ne, linksma man ar ne, mėgstu aš tai ar ne, noriu išbandyti tam tokį hobį, tam tokį filmą pažiūrėti ar ne. Tada aš esu maksimaliai natūrali su žmogum ir tada jis irgi mato, kokia aš esu, ką aš noriu, ko aš mėgstu ir turi lygiai taip pat galimybę prajausti, ar aš tinku. Ir man atrodo, tada, žinai, dvi asmenybės susitinka ir jeigu mums buvo gerai šiandien ten žaisti bowlingą, tai natūraliai kitą kartą mes norėsim ir vėl susitikti ir praleisti laiką kartu. Ir va taip tikriausiai ir turėtų megztis santykiai. Per pažinimą. Juk, čia iš moters pusės. Ja? Žiūriu. Čia iš moters pusės. Gerai, aš tada papasakosiu iš vyrų pusės. Vyrai dažniausiai, įeidami pasimatymą, ne visada jungia intuiciją, dažniausiai konkrečiai žino, ko jie nori. Pas vyrus vis tiek egzistuoja gal labiau ta loginė dalis negu intuityvi. Ir vyrų vis tiek pirmiausia lemia tai yra grožis. Išorinis grožis. Nors dauguma sako, man išorė negražu, nesvarbu, bet iš tikrųjų labai svarbu išorė. Vyram. Tiesiog taip žiūrim. Nes jam moteris tai yra vizitinė kortelė. Ne tik tai mama būsima, bet vizitinė kortelė. Aš tiesiog dalinuosi drąsiai ramiai, kad nepagaražindamas. Taip, ne? Ir vyras, eidamas pasimatymą, aišku, turi tikslą visada pas jį tai įdėta genetika, tai yra, kaip mes ir pačioj pradžioje temos parašym, permiegoti arba turėti tos, sakysim, seksualinius santykius su moterimi, tai yra labai normalu, tai yra jo instinktas ir kaip čia dauguma sakys, tai yra negražu, neetiška, čia nesąmonė, taip negali būti, čia reikia susipažinti, bet pas vyrą taip yra. Ir tai yra normalu. Bet moteris gali tai priimti arba atmesti. Bet jeigu moteris tai suvokia, kad tai yra normalu, tai jinai sako, palauk, neskubėk, aš noriu to. Ir vyrui labai svarbu pasimatymų metu suvokti, ko nori moteris. Jam labai lengva, žinai, jeigu moteris atsineštų popieriaus lapą ir susirašytų, ko jos nori, tiksliai. O aš noriu daryti tą, pabandyti tai, keliauti tai. Ir tada vyras supranta, su kuo aš kalbuosi. Vat jo logika yra kitokia. O tu ką pasakai, tu labai gražiai daug pasakai, bet vyrai gali ne taip suprasti arba ne taip interpretuoti tavo mintis. Okay. Jo, kas dažniausiai tai ir įvyksta. Dažniausiai tai ir įvyksta ir tai nėra blogai. Moteris jūs kitokios. Vyrams irgi turi suvokti. Tai adekvatus vyras jisai pirmiausia ir užduoda klausimą, o ko tu nori? Na taip, iš tikrųjų, dabar mūsų pokalbis atspindi. Aš tokia, žinai, jausmai, mergaitiška emocija, dabar čia kažką pamatom padarom. O vyrui reikia aiškumo, konkretumo. Nori to. Nori taip ir taip ir taip. Viskas aišku. Bet jeigu abstrakčiai, pagal pajautimą vyras, aš nesuprantu, kas tai yra. Ir vyrui labai sudėtinga, įsivaizduok, vyrui reikėtų įeiti į moters batus, įeiti į tą rolę. Faktas, tada jis turi tapti gėjom arba kažkuo ir tada jis gal tave supras. Bet jeigu normalus vyras, tai jis negali pasipojčių kitokį. Jo tiklas užkariauti. Jis atėjo, pamatė moterį, nori ją užkariauti. Viskas. Jis tiklas paprastas. Arba atvirkščiai, ką mes praeitą kartą prisimint, kalbėjome apie mama dukra, tėvas sūnus, arba kai vyras elgiasi kaip tėvas, o moteris kaip dukra, tai kartais gali būti vyras atėjęs į pasimatymą elgtis kaip tėvas, pradėti rūpintis kaip maža dukra. Arba atvirkščiai, į pasimatymą ateiti moteris ir elgtis su juo kaip mama su sūnumi. Ir taip gali būti. Ir tai yra normalu, kad mes į skirtingų pasaulių ir skirtingi mūsų auklė. Labai skirtinga ta įdėta bazė.
O todėl ir labai sudėtinga pasimatymo metu labai aiškiai suvokti, ko tas nori dėdė priešais, nes jisai gali būti, kad jisai pats nesupranta, ko jis nori. Nu, moteris taip pat tikriausiai. Instinktai aiškus, bet jis nežino. Nebent jis buvo kažkur tai, kaip ten gal girdėjai, kažkokie alfa mokymai buvo, ar kas ten tokio velnio, kur ten kaip pakabinti paną ir visa kita, nu, tos visus nesąmonės. Nu, kas, aš nesakau, kad tai yra blogai, bet aš galvoju, kad tas visus pakabinimai tai yra, nu, fasadas. Toks išorinis, bet jisai, kai nukris, kas tada? Jo. Nu, Ir man atrodo, tokie mokymai gali netgi trukdyti pačiam vyrui galbūt pajausti, ko jis nori, jeigu jis vadovaujasi kažkokiais algoritmais, žinai, ne savo nuoširdžių norėjimų kažkokiu. Mano galva, kad visuomenė, žinai, kur yra didžiausia problema. Duoti ar neduoti, mylėtis, nemylėtis šiandien, rytoj, poryt neturi reikšmės. Jeigu žmogus ateitų pasimatymą ir nusimtų visus tuos kanonus, stereotipus, viską, lauk nusima ir sako, aš esu čia nulis. Ir va dabar, jeigu nusimu visą tai, užduotų savo klausimą, palauk, bet žiūriu tą moterį ir ko aš norėčiau. Atėjo pirma mintis, permėgu. Ir tiesiai išėjęs sako, klausyk, mano suvokimas labai aiškus, aš noriu to. Galima, kad moteris sakys sėkmės ir išeis. Tai bus labai normalu. Bet kitai moteriai, jeigu tai yra ok, kaip ir tu sakei, bowlingai, du bowlingai, viskas ok, abu nori bowlingo žaisti, tai jis sakys, klausyk, aš lygiai to pačio noriu. Tai mano galva, ko mums visiems trūksta pasimatymų metu, tai vienos kalbos. Vėl mes grįžtam prie tos pirmos temos, nuo kurios mes pradėjom praeitą kartą, viena tema - bendra surasti kalbą. Nu gerai, tai žiūrėk, tada tavo, žinai, aš suprantu, aš priimu, sveikas vyras turi norėti. Ir iš esmės pripažinkim moteris irgi, jeigu jūs jau sėdit pasimatymą, nu gerai, pirmas gali būti dar toks, ne, antram pasimatymą, jeigu jūs sėdit, tai reiškia, jūs pasąmoningai irgi sutinkat, jūs galite įsivaizduoti, kad jūs su to vyru norit permiegot. Nu niekas neeitų, nu ta prasme, jeigu nėra traukos, tą reikia pripažinti ir nevaidinti, kad yra kažkaip kitaip. Bet kaip tada suprasti, man pavyzdžiui, man yra buvę tokia situacija, kuri tu dabar pasakoji kaip prikolą, bet realiai, kai atėjo ir nusimetęs visas kaukės ir sako, aš noriu su tavim permiegot. Mes abudu suaugę žmonės, nu, tipo, ko čia, žinai, vaidinti ir žaisti tos žaidimus, kurie, tipo, nu, paprastai žmonės žaidžia, tikslas yra vienas ir visa kita. Čia jo tikslas atvirumo, bet nesijaučiau labai fainai, žinai. Tai bet čia nėra blogai, jisai, žinai, jo pliusas, jisai užbėgo iškart į priekį ir tiesiai šviesiai pasakė, kitas to nepasakytų, jisai turėtų galvoje. Jis taip ir pasakė, kitas to nepasakytų. Jisai šviesiai pasakė ir labai gerai, o tu iškart gali spręsti, o gal man to nereikia, o gal ne šitas žmogus, visai netinka man, net, tau labai gera tokia žinutė, atsakym, pavyzdžiui, kai žmogus, kodėl gerai vyrų kompanijų, kad jūs labiau moterų suprastumėt, gal vyrų kompanijų vyrai šneka tiesiai šviesiai, kaip yra, be užuolankų, be jokių ten pagražinimų, gali veidų trenkti gerą smūgį ir tai bus, pas juos yra normalu. Ir jiem labai yra paprasta, kai suvokia aiškumą, čia yra taip, nori to, labai ok, bet didžioji dalis nežino, ko nori. Didžioji dalis, žiūrėk, pasimatymų metu gali praeiti 15 pasimatymų ir sako, tai ką darom toliau? Nu, aš nežinau, ko aš noriu. Nu, man reikia dar laiko. 2 metus pavaikščiojom ir tada nuspręsim. Tai kitas žmogus, kuris adekvatus, jis pasakytų, klausyk, mano reikalingi tokie santykiai, noriu to ir to ir to. Nenoriu kartu gyventi, noriu gyventi atskirai ir man tokie labai tenkina. Viskas. Žmogus pasakė žinutę, atėjo moteris, pagalvojo, tinka, netinka. Netinka, viskas ok, išėjo. Tinka, sako, valio, ok. Labai paprasta. Ir vėl viena kalba. Jo, o yra vieta kompromisams, arba kurioje vietoje galimi kompromisai, kurioje tai yra jau išdavimas savęs. Žinai, kaip būna kompromisas, kai mes surandam bendrą kalbą, o yra kompromisas, kai aš išsižadu savęs, kad surast kompromisą. Pakalbam apie tai, per tos pasimatymus, ne? Tai, kad tu sakai, man atrodo aфиgenai, žinai, taip paprasta, aš labai norėčiau, kad su manim taip kalbėtų. Kompromisas dažnai
būna manipuliacija. Va. Ir kaip Kompromisas tada man suprast? tai yra vieno žiūrėk, pasakė savo nuomonę, tu sutikai, nes tau nesinori, kad tas žmogus pabėgtų, kaip kitaip pasakius. Yra toks Bet ar fainas tikrai? posakis, vardan tos galimos meilės, kurią galbūt gausiu rytoj, aš išsižadu savęs. Nu, va tai yra kompromisas dažnai. Nu, tai, kad tu sakai. Ar reikia, žinai, aš tiesiog pasakysiu iš vyrų pusės, tai, jų nuomonę. Kodėl pasimatymai dažnai, va, pastebėk, dabar labai daug kas organizuoja pasimatymus, ne? Į pasimatymus eina moteris, bet ten vyrai visai neina. Arba eina labai minimaliai. Kodėl? Niekas neužduoda klausimų. Mes pradėjom kviestis vyrus ir pradėjom tyrinėti, kur problema, kodėl visi ir neina. Todėl, kad jiems labai gražiai pripasakoja, viskas labai gražu, o po to viskas būna visai priešingai. Ir labai daug manipulacijos. Ir dėl to tie vyrai, kurie bijo, jie ir atsitraukia, jie gavo porą kartų, kaip sakau, malkų ir daugiau nebegrįžta. Bet ir moteris lygiai taip pat gavo porą kartą malkų ir lygiai taip pat bijo. Ta prasme, mes vieni bijom. Kiti normalūs vyrai, tai tu gali kiek nori jiems duoti malkų, jie labai aiškiai žino, ko jie nori, jie labai aiškiai žino, kokias nori moters, jie labai aiškiai žino, kodėl jiems reikalinga ta moteris ir jis renkasi tik tai. Okay. Bet tam reikia brandos. Tam reikia brandos, patirties, laiko ir daug klaidų. Nes ko bijo vyrai, tik klysti. Nesigavo pasimatymas ir ten blogai. Moteris irgi nesigavo pasimatymas ir šakės. Aš galvoju, kad normalus vyras ir normali moteris nuėjus į 200 pasimatymų turėtų super gerą patirtį. Padaryti savo challenge. 200 pasimatymų su sąlyga, kad tu nemiega nei su vienu arba nei su viena, bet 200 pasimatymų tikslas, kad pažinti save. Jo. Ne jį. Kai taip bendrauja, nes tugi pats atsakai kažkokius klausimus, kas tau patinka, kas ne, kur tavo ribos, kur ne. Tai yra labai geras pasimatymo įrankis pažinti save. Labai čia gražiai sakai šitą. Ir tada tikslas, žiūrėk, nėra egoistiškas, o tikslas yra, sako, aš nežinau, ko noriu, aš nežinau, kokias aš esu, aš nežinau, kokias noriu moters, ką daryti, einu į pasimatymus. Tokia moteris. Charakteris toks, o toks brožai tokie, jinai nori to, man tai tinka, tai netinka. Analizė. Kita, ir jeigu 200 moterų suvedus į kompą, suvedus analizę, dar statistiką, tu labai aiškiai žinai, ko nori. Iš karto viskas aišku. Tai. Aš nesakau, tai galima rasti, viskas viename taip nebūna. Bet tu nors krypti žinosi, ko tu nori. Nes didžioji dalis vyrų, jie nežino, kokias nori moteris. Na gerai, grįžtam į pradžią. Aš nenoriu 200 pasimatymų. Čia atrodo pėties, kiek laiko reikia. Gerai, nenoriu. Aš tiesiog, tai challenge'as, bet challenge'as pažinti save ir labai geras challenge'as. Gerai, tu nenori pasimatyti. Bet čia, žinai, atsakymas man iš tikrųjų, labai gerai, insightą pagavau. Aš noriu, aš 200 nenoriu gadinti laiko, čia reikia. Gerai, 99. Bet supranti, esmė tame, pasąmoningai, tai ko aš noriu? Aš noriu nueiti vieną pasimatymą, idealų, tiko viskas. Ir dėl to... Visi apie tai kalba ir visus apie tai kalba, kad jos, sako, noriu nueiti pasimatymą ir noriu, kad iškart gautųsi. Kodėl? Todėl, kad mūsų vaikystėje, mokykloje mokino vieno gero dalyko - neklysti ir iš karto gauti 10. Ir dar surasti tą vieną vienintelį, iškart, žinai, tas galvoju, žinai, kaip filmuose, sutikau, tai viskas. Čia. O fenomenas tame, kad tiesiog, jeigu žiūriu jaunesnė karta, kuriem iki 18 ypatingai metų, tai aš jam iškart tiesiai šviesiai pasakysiu, kad jūs nieko nepažįstate iš savęs, nes 30-mečiai vyrai, 30-metės moteris savęs nepažįsta. 40-mečiai vyrai, 40-metės moteris irgi dažnai netgi savęs nepažįsta. Tai mano galva, kad jeigu nori pažinti save, tai nėra tikslas eiti su visais permiegoti, bet tikslas nueiti ir pažinti save. O tie žmonės padės pažinti. Ir tie žmonės užduos gerus klausimus, durnus klausimus, nenormalius klausimus, neadekvačius klausimus, bet tu pradėsi suvokti, kas yra žmogus. Kas yra vyras, kas yra moteris, ko jie nori ir kas jiems reikalinga. Mano galva, kad čia yra labai svarbu.
Mano Gerai. nuomonė. Nu tai žiūrėk, kaip tu manai, praktiniai tokie dabar dalykai, tarkim, šiandien man, per mane, per tą prizmę įsimą, ne, šiandien man, kad aš nueičiau į pasimatymą, ką reikia padaryti? Nieko. Tiesiog Nu tai gerai. pasimatymą. Jo, nu bet Kaip nueiti į pasimatymą, aš žiūrėk, sakau, variantai. kaip man surasti tą Tinderis, vyrą, su na, kuriuo yra- nueiti į pasimatymą? Žiūrėk, variantai yra Tinderis, yra erdvės įvairios, žinai. Nusimti vieną stereotipą, kad tu negali pakviesti vyro pasimatymą, nes laukia, dauguma moterų galvoja, kad vyrai turi iškariauti, bet kaip nekeista, kad mano galva, kad kai kurios moteris drąsesnės negu vyrai ir jeigu tu žinai, kuris tau tinka vyras, tu gali paimti tiesiog jam parašyti, klausyk, varom kavos. Nebūtinai eina pasimatymą, nes pasimatymą tai dažnai žmonėms tai yra kaip elektro srovė, papurto. Susitikimas. Pradėkime nuo vadinamosios mikroapgaulės kava arbata. Taip. Tai gali būti, kad jau šakės. Gerai, tvarkoj. Nu gerai. Kažkas rašo, į 200 pasimatymų nuėjęs savęs tikrai nepažinsi. Mielas, Žiūrim, kaip tu ten nežinau, eisi. mano galva, Edvi, gal pabandyk pradžiai, paskui parašysi. Žinai, iš tikrųjų, čia yra apie patyrimą. Aš turiu tokį posakį, ne, kad mes keičiamės apsitrindami kitą žmogų. Tu gali kalbėti, skaityk kiek tik nori vienas, kai sėdi ir nieko ten nepasikeis. Tai yra tik ta informacija. O kai jau nueini į tą pasimatymą, realiai, žinai, atsitrenki į klausimus, patinka, nepatinka, į savo pojūčius, į kitą žmogų, tai ir vyksta tie pokyčiai. Nu, iš esmės, aš taip manau. Paantrinu tavo žodžius. Nu gerai, grįžtam prie visų tų baimių. Ir man baimė. Tinderis. Nu, pasakei, tai aš gal vieną dalyką tokį labai svarbu pasakom. Mes pritraukime į savo aplinką žmonės tokius, kokie esame patys. Bet po 200 pasimatymų mes greičiausiai pritrauksime žmonės tokių, kokių norime. Nes iki to laiko mes nežinom, kokių nori. Tai dabar tu gali pasakoti tai, kad tu nori pasakyti. Gerai, nuo pradžių tada Tinderis. Baimė susijusios su Tinderiu. Iš moters pusės, ne? O kas ten blogai Tinderį? Tinderis buvo sukurtas iš pasimatymams, o ne paskui jį padarė visai kitam. Jo, bet stereotipas toksai, žinai, vaikšto, kad Tinderiai, jeigu yra dar žinai, kokią frazę girdėjau, kuri irgi kažkaip, mane irgi palėtė, tai aš ją įgarsinsiu. Maždaug taip, kad jeigu moteris užsiregistruoja Tinderyje, tai pas ją yra viskas taip blogai, tokia jinai yra, nežinau, nenorima, negeidžiama, kad jinai turi į rinką išeiti ir maždaug su skelbimu stovėti, gal kas manęs norėtų. Gerai, bet kažkas klausimas, čia 2,5 milijonų žmonių nuomonė, ar įmam kokių nors 7 milijardų nuomonė? Va čia, jeigu tai panagrinėjus ir išeiti iš Lietuvos mąstymų ribų, tai mano galva, kad lietuviai sukūrė šitą mitologiją. Aš sakau, kartais reikia nusimti stereotipus iš savo galvos ir pradėti kitaip mąstyti, truputėlį kitaip žiūrėti. Gerai, mes gyvenam Lietuvoje, tu kaip vyras, arba iš savo tų visų vyrų, kurie stovi už tavo nugaros patirties, ne? Yra tokia nuomonė apie moterį, kad jeigu tu pamatai, kad jinai jau netgi Tinderį ieško savo poros, tai... Galiu paprieštarauti, pasakysiu, kodėl, kad žinau virš 100 vyrų, kurie surado žmonas Tinderį. Ir iki šiol nuostabiai puikiai gyvena. Jis sako, jeigu ne Tinderis, nebūčiau suradęs tos nuostabios savo žmonos. Būtent jinai ieškojo, jis ieškojo, pradėjom nuo kavos, pradėjom susitikinėti, kažkur išvažiavom, keliavom, pažino save vienas kitą, ir tapo graži šeima. Ir tokių šeimų yra nemažai. Tik tai klausimas, koks tikslas. Bet kuri priemonė, bet kuris appsas, mes galim padaryti iš appso arba arba jį naudoti pagal tam tikrą paskirtį. Visur yra feiko daug, visur yra negatyvo ar kitų dalykų, bet mes galime pasižiūrėti iš šiosios pusės, kad ten yra super geros medžiagos, yra žmonių informacija. Tai būtų nesvarbu, ką ten rašo, gali gražiai prirašyti, bet jeigu tau jau patiko pirmas įspūdis ir tu nuėjai pasimatymą ir tau netinka, tu gali kitą žmogų pakviesti.
Čia nieko. Dar girdėjau, žinai, apie Tinderį ir šiuolaikinį mūsų gyvenimą toks minusas, kad mes pripratę svaipinti ir dėl to tu net neduodi galimybės kažkam užsimesk. Tu toksai, tipo, žinai, next. Kaip visame tame sraute tu patartum, vat, būtent moteriai atrinkti. Man, žinai, kodėl Tinderis patinka, pradėjau patikti. Va tas suvokimas, kad tai aš galiu rinktis. Nes man niekas neparašys, jeigu aš nenorėsiu, ne? Esmė tame, netu rinkėsi, algoritmas rinkas. Ten yra tas algoritmas, kuris pagal tavo poreikius, tavo norus, į tai, ką tu atkreipi dėmesį daugiau laiko, mažiau, daugiau, jis tau pradeda atrinkinėti. Bet tai ne tai, ko tu nori. Dažniausiai jis tik, bet tai pagalba tau, kad tu į tai, ką tu atkreipi dėmesį. Ir nieko daugiau. Bet mes galim tą patį be Tinderių padaryti. Yra, pavyzdžiui, vakarėliai, kuriuose ne apie tos vakarėlius, kur prisilo girti, vaikšto išgriuvę, vienas kitą neša, ne apie tokius pasimatymus. Aš kalbu, yra adekvatus normalūs vakarėliai, kuriuose žmonės susitinka, verslo vakarai, konferencijos ir vis kitų dalykų, kur galima sutikti daug įvairių laisvų žmonių. Ir nebūtinai kaip pakliūti tos vakarėlius? Bet turim pilną tų vakarėlių. O Jūs kaip registruojat, bet kokią konferenciją paimkite, nusipirkit bilietus, nuvažiuojate ir pakvieskite jums patinkančius žmonės išgerti kavos. Be kažkokių tai ketinimų ten užkulisinių. Ir patikėkit manim, surasi ten 1, 2, gal 4, gal 5 žmonės, kurie bus įdomus, kurie galbūt yra laisvi. Čia kalbu apie tuos, kurie neturi žiedų, kurie laisvi ir su kuriais galima kažką toliau. Ir galbūt ne. Tai kaip tu tai įsivaizduoji? Nusipirki konferenciją į kokią, pavyzdžiui, bet kokią temą, verslo konferenciją, nuvarai, medžios vyrų. Ne bet kokią. Tai, kas tau yra įdomu. Kodėl aš tai apie tai kalbu? Reikia rinktis tas sritis, kuris tau patinka. Yra moteris, kuriam patinka verslo konferencijos. Ir jos vyksta būtent ten, nežinau, kad ten yra žmonės iš verslo pasaulio. Nu? Yra moteris, kuriam patinka ten grožio konferencijos, bet ten irgi yra vyrų. Yra moteris, kuris renkasi ten, nežinau, dar kažkokios tai konferencijos. Sąmoningumo festivalis, jeigu tai galima. Irgi variantų yra belė kiek pasimatyti. Taigi aš niekas nesako, sutikai žmogų ir iš karto kristi į tą lovą. Galima tai pažinti žmogų, galima išgerti kavos, pasikalbėti, galima sėsti dviračiais, važiuoti kartu pasivažinėti. Galima daug įvairių, sugalvoti daug įvairių tų pasimatymų. Ir pasakyti, aš noriu su tavim praleisti, pavyzdžiui, top 7 pasimatymus savo leisti, aš noriu pažinti tave ir save, kad labiau suvok, kas tu esi, kas aš esu. Pradėti nuo paprastų dalykų. Labai gražus sakinys. Čia, ta prasme, turėtų, man atrodo, ir vyrai, moteris užsirašyti, žinai. Aš noriu su tavim praleisti laiką ten, pažinti save ir tave. Tai yra paprasta, bet labai logiška. Labai nuo to viskas ir prasideda. Tiesiog, mano galva, visuomenė daug yra per daug, kaip čia, įsitaškiusi, prisirinkusi belė kiek daug informacijos iš žurnalų, iš televizijos, iš visur, daug nereikalingos informacijos. Pirmas dalykas, žmogus, su kurie susitinki pasimatymą, tai yra pirmiausia, tai yra žmogus. Nesvarbu, vyras ar moteris, pirmiausia, tai yra žmogus. Antras dalykas, tai vis tiek yra asmenybė. Trečias dalykas, tai yra, ar tikrai nori su tuo žmogum praleisti laiką. Ir jeigu tau viskas tinka su juo, ar tau patinka, ir jam tinka ir patinka, tai valio, iš to atsiranda šeima. Bet tikslas užkariauti, žinom, kaip tai baigia iš tom užkariavimu. Manipuliuoti, žaisti žaidimus, tai yra jau kiti dalykai. Yra juodi žaidimai, yra balti žaidimai, visokios istorijos. Juodų žaidimų ir baltų. Mes gal juos labai nesigilinsim, bet jie egzistuoja. Kai moteris labai aiškiai sužino, kurio vyro nori užkariauti ir lipa per visokias juodasis pusės, kad netgi ir žmonės išmeta iš tos gardo, kad pasimtų tą vyrą. Bet tikslas, moteris irgi yra grobonis, nepamirškit, vyrai. Dažnai vyrai pamiršta, kad moteris yra ta geroji pusė, bet aš matau moteris tą grobonį pusę, nes mes irgi visi turim ir vyrai, ir moteris grobonį pusę. Ir mes, kai pamatom tikslą ir norim jį užkariauti, kartais priemonės tinka visos būna.
Ne? Ir tą dauguma moterų pripažįsta. Sako, sutinku, tikrai dažnai elgiamės taip, nes mūsų tiklas pasiekia. Ir viskas. Jo. Gerai, tada žiūrėk, red flagai buvo klausimas. Kaip man Taip. suprast? Gal apie tą susirašinėjimą iš pradžio, apie Tinderį, pavyzdžiui, nes tai yra šiuolaikinis pasaulis, ne? Kaip man iš tos minios, į ką atkreipti dėmesio, kaip iš tos minios tų vyrų atrinkti tuos, su kuriais, pavyzdžiui, reikėtų kalbėti, bendrauti ir su kuriais nereikėtų. Į ką atkreipti Aš manau, dėmesį iš tavo kad pusės? labai viskas paprasta, jau pirmas tekstas, žinutės dažniausiai būna labai aiškios. Dažniausiai jau ten neadekvatus vyras jau parašo nesąmonės iš karto, ne? Nu, Gerai, o kaip suprast, kad Kvailus vyras vyras gali adekvatus? parašyti Va. per daug romantiškų iš interneto priimtų tekstų. Gali būti visokius. Mano galva, kad vis tiek susitikimas tai yra pats geriausias testas. Vien tik tai, kad du žmonės susitiko, žinai, ir jau vyko testas. Klausyk, o kiek reikia susirašinėti, kad jau susitikti tavo manimu? Tai jeigu Kada to, turėtų... nėra taisyklių. Vat, žinai, mes sukūrėm taisyklės patys, ne? Arba mums primetis kažkas taisyklės, vat parašė 10 žinučių, tada galiu susitikti. Arba ten, vat, jeigu 3 dienas man rašo, reiškia, vat, nėra taisyklių. Va čia yra problema, kad mes įsikabinam į taisyklės ir nenorim užėti už taisyklių ribų. O jeigu mes Ir tada viską sprendžiam ne pagal save, žinai, o pagal kažkokį ten sąrašą, kurį išgirdom kažkur. Ne pagal poreikį. Draugė patarė, ne, arba kažkoks vyras patarė, ar dar ten. Jeigu taip, tai tada iki pasimatymo, jeigu taip, ne iki pasimatymo. Mano galva, kad mes turime galvą ant pečių, turime intuiciją ir mes jau žinom, mes pakliūsim ar ne. Jau nuotrauka labai gerai parodo, ypatingai, kodėl Tinderis yra gerai, nes dažnai nuotrauka, bet ne visada jos, pagal tai, ką vyrai pasakoja, dažnai nuotraukas būna, 100 kartų geriau pagražintos labiau, negu iš tikrųjų jos yra realios. Tada nusivylimas ateina. Tai mano galvo, kad susitikimas yra testas. Tas tikrasis testas, žinai. Aš tai manau, su susitikimu nereikia ilgai kažkaip tempt. Tiesiog, iškart grubiai tariant, susitinkat ir viskas aišku. Nereikia tada gaišti laiko susirašinėjimams. Mano galvo, kad jeigu tinka žmogus, iškart susitikti, užduoti pagrindinius klausimus, ko tu nori. Vat vyrai reikia. Gerai, pagrindiniai klausimai. Susitikom labas ir kas toliau? Labas. Dažniausiai labas, kaip sekės, kaip tau diena ir sakyt, kaip visada, banalu. Bet galim paklausti tiesiai šviesiai, klausyk, ko tu nori? Aš nežinau. Kai žmogus pasako, aš nežinau, dažniausiai tai jis žino, tiesiog nenori to sakyti. Bet mano galva, kad vyras konkrečiai žino, ko nori. Aš čia noriu susitikti, pažinti tave, čia truputėlį pabūti, praleisti laiką, aš tada suprasiu, ar aš tikrai noriu būti su tavim ar nebūti. Kažkas pavyks, gal čia kažkas. Tai gal ir iškart galite parašyti, jau net nepradėti. Mano galva, kad jeigu norite pažinti vyrą, mano patarimas kaip iš vyrų pusės, ne moteriai, tai tiesiai šviesiai užduoti klausimą. Be jokių pagražinimų, be jokių ten tų abstrakčių, fantastinių istorijų. Tiesiog tiesiai šviesiai. Labas, ko tu nori? Nori to ar to, gerai. Ko tu tikiesi? To ar to? Viskas aišku. Jeigu jis tiksliai pasako, ko jis nori. Bet jeigu jis nežino, ko jis nori, jeigu jisai nežino, ko nori, tai kaip jūs galite žinot, ko jam reikia? Jūs įsitikinusios, kad jos pakreips ten, kur reikia, žinai. Tai tada įsijungs mama, moters, ir tada aš tau, sunelį, duosiu, ko tau reikia. Vargšelis, jis nežino, pasiklydęs be manęs, aš jį ištrauksiu. Aš tave ištrauksiu. Jo. Ir tada tai traukia, kad paskui pati bėga ir galvoja, save reikia išgelbėti. Žinai, mane apkaltina dažnai tuo, kad aš esu pakankamai kategoriška. Tokia, balta, juoda, taip, ne. Kategoriška? Jo. Tai atvažiuoju stovyklą pas mane, tada aš supras, kad reiškia kategoriškas žmogus. Tai
Ne, Bet mane dažnai apkaltina, kad aš kategoriška, kad aš, taip, žinai, va tas balta juoda, taip, ne. Ir aš suprantu, kad tikriausiai apkaltina tie žmonės, tai kurie, yra kuriems manipuliacija. netitinka tas mano, kaip čia lentynėlės tos ir jie tada bet pyksta, žinai. Bet, Jeigu vyras jau moterį primeta savo nuomonę, kaip turi elgtis, čia jau yra problema, nes paprastai adekvatus vyras jau žino, ko jisai nori, jisai žino, kokias nori moters ir jisai jau paskui neprimetinėja, jisai pasirinko pats tokią moterį. Ką ten primės, jeigu pats pasirinkai, arba moteris. Irgi lygiai tą patį daro, kad pasirinka vyrą, paskui sako, netinka, tu toks nebuvai, žinai. Tu tokį pasirinkai, tai toks yra. Tai, ką tu kalbi, kategoriškai, mano galva, kaip tik labai trūksta kategoriškumo žmonėm, labai aiškumo. Man, pavyzdžiui, visuomenė trūksta aiškumo, konkretumo, paprastumo, nes aš gal pats mėgstu tą paprastumą, aiškumą, ko tu nori. Ne šitą klausimą dauguma vyrų negali iki šiol atsakyti. Suaugę brandus vyrai, turintys netgi ir šeimas, kai kurie turi ir verslus, ir visą kitą. Jie nežino, ko nori. Aš sako, nežinau, ko nori. Tada skau. Jo, čia yra problema bendra visiems. Ir tada antras klausimas, labai gerai, kad tu nežinai, ko nori. O pabandom įsiaiškinti, ko tu nori. Jo, mesgi galim for fun tai padaryti kartu. Padės jam įsiaiškinti, o jisai galbūt padės moteriai įsiaiškinti, ko nori. Pasėdi, pasikaučina vienas prieš kitą. Va, ko tu nori, o aš noriu to. Be interpretacijų, dar kartą, nes moteris mėgsti vėl interpretacijas labai. Va, tu šitą turi meni, ne. Ką tu turi meni? Jo, o kai tu šitą sakai, ką tu turi meni? Paaiškinti, ką tu turi meni va šitame tekste. Aš turėjau meni tai ir tai ir tai. Supratau. Nes interpretuoti, tai čia mes mokam pagal savo. Kuo daugiau klausimų, tuo lengviau bendrauti bus. Bet dauguma vyrų pabėgs iš karto, galiu pasakyti, jeigu tai bus berniukas, tai mama užkankins berniuką ir jisai pabėgs. Bet jeigu bus vyras ir moteris ir adekvatos klausimai, tai jie normaliai pasikalbės, labai aiškiai užduos vienas kitam klausimus, labai aiškiai susidėlios ir viskas. Įsiprikim. Tai ką mes... Čia, taip, žinai, taip į kažkoks idealus pasaulis. O tada, žinai, jeigu tu sakai, čia brandus vyras, o jeigu aš nuėjau į 100 pasimatymų ir sutinku vien tik tai berniukus, kurie išsigąsta šitų klausimų, ką man tada daryti? Tai reiškia, kad aš blogai užduodu klausimą, kad mano, pavyzdžiui, nežinau, reikalavimai yra aukštesni, žinai, kai sako, tipo, netitinka reikalavimai ten to, ką aš galiu pasiūlyti. Gerai. Apie ką tu šneka, va toksai dalykas? Vieną klausimą. Dabar kokio tipo tu rinkėsi vyrus? Vyras, kuris tiksliai ko nori, žino? Ar vyras tas, kuris ne visada tiksliai žino, ko nori ir dažnai užduodamas savo klausimus pabėga? Tu kategoriškai primeta, ar tu kaltini belie kiek? Ar ateina žys vyras, žys net nesupranta, kokiam pasaulis randasi? Pasauliu reikia atsakyti šitą klausimą. Mano galva, kad gali būti, aš nesakau. Tiesiog tu turi pati atsakyti, nes, žinai, mes galim primesti labai nuomonę savo. Aš žinau geriau negu tu ir aš dabar tai išmokinsiu. Ne, tu suaugusi moteris, nemanau, kad tai kažką išmokinsi, bet tu turi savo atsakyti, kokius vyrus aš pritraukiu savo pasaulį. Gerai, bet aš, žinai, čia norėjau labiau paklausti tokio klausimo, esu moterų tokį pokalbį girdėjus, tokių vyresnių moterų su jaunesniem. Tipo, ko tu nori? Jinai atsako, norėčiau to, va taip. Ir sako, tavo reikalavimai netitinka to, ką tu siūlai, žinai. Ir kartais, kaip suprast man kaip moteriai, kad aš čia adekvačius norus, sakau. Nes aš, pavyzdžiui, aš suprantu, kad manim tai jeigu jau kalbėt apie mane, ne, čia toksai bendras, tiesiog nugirdau tokį pokalbį, bet jeigu kalbėt apie mane, aš dažnai girdžiu į savo adresą iš moterų pusės, kad vyrai tavęs bijo, nesuprantu, ta prasme, ko čia reikėtų bijoti. Kodėl vyrai tavęs bijo? Čia moterų nuomonė, man atrodo... Bet žiūrėk, jeigu tau kartoja 100 kartų, kad vyrai tavęs bijo, ir jeigu tau įsės šitą žinutį tau giliai į pasąmonę, tai tu pradėsi vyrai tikrai tavęs bijoti, nes tai žodžiai veikia labai stipriai, jeigu užprogramuo žmogų.
O tu gal tiesiog pasakyk, kad kodėl. Nu, iki 200 pasimatymų ir viskas, tau bus ramiai. Nebebijos tais vyrai, nes tu tiesiog... Žinai, reikėtų dabar live metu, tipo tokį iššūkį. Įveta eina 200 pasimatymų ir kas kiek ten, dar 20 su tavim susitiksim ir live. Pasidedi Instagramą, įsijungi vat pasimatymas, pirmas pasimatymas live. Ko tu nori? Pabėga. Donatas liepė paklausti. Bet... Viskas. Tai ką, vyrai, čia dabar skelbimas. Vyrai, atsiliepkit, kas nori per mūsų, kiek čia, 30 pasimatymų. Nu, kad 5 pasimatymus su gyva transliacija ir atvirai kalbėti taip, kaip yra. Gerai. Kas pasirašo, rašykit. Aš pasirašau. Čia grinai eksperimentas, žinai. Turi tokių drąsuolių. Tai čia jie turi parodyti, aš nežinau. Jo, tai reikia bet padarom prikolą, padarom vairį. Svarbiausia dalykas, žinai, savo reikėtų užduoti dar kartą, sakau, klausimą, kokius tu vyrus pritrauki, kad tais vyrai bijo, tai yra absoliučiai nesąmonė. Mano galva tiesiog, ką reikėtų daryti, kad tie vyrai, kurių tu nori, kad jie atsirastų tavo pasaulyje. Ką reikėtų daryti? Žiūrint, kokiam pasauliu tu ieškai, gal ne tam pasauliu ieškai, gal tu ieškai ne ten, kur jie gyvena. Bet tai irgi yra problema iš tikrųjų, apie kurią kažkaip, nėra kalbama, nes, tokia, bet tai yra esmių. Jeigu moteris, pavyzdžiui, kaip aš ten paskutinius, prieš metus, tarkim, kaip gyvenau, žinai, mano namas šitoj gatvėje, studija šitoj, tai pačioj gatvėje reikia tik tai pereit. Ir maksimum, kur aš, einu į darbą, dirbu vien su moterim praktiškai 90%, dažniausiai iš namų online pagalba ir, nueinu dar į Maksimą arba į Rimi šalia namų. Tai kurioje vietoje aš galiu sutikti tą vyrą, bet, kaip sakai, aš ne tame pasaulyje ten vyrų neegzistuoja iš esmės, arba jie yra, žinai... O tu nenorėtum padirbėti su vyrais? Norėčiau. Norėčiau patirbėti su vyrais. Žiūrėk, bet man nepatinka, kai darbo metu, žinai, pradeda kabinti. O tokių dažnai pasitaiko. Yra nustatytos taisyklės, gali nustatyti taisyklės, kad labas, mes atliekame, čia yra susitikimas, jokių kabinimų, labai aiškiai iš kartais. Vyras labai adekvatus, normalus, jis supranta taisyklės. Jo, bet aš grįžtam prie to, ką aš pasakiau, čia, man atrodo, moteriams irgi ir vyrams tikriausiai svarbu išgirsti, kad jeigu tu gyvenimą savo sudėlioji taip, kad, ką aš galiu sutikti toj Maksimai savo rajone, visus jau sutikau, ką galėjau. Tai jeigu tu ieškai tų žmonių, tai reikia gal kitose, kaip tu sakai, į kitokį pasaulį nueiti, į kitokį vakarėlį nueiti, išlystis, nes, iš bunkerio. Kartais mes susibūnam tokiam pasauliu ir, žinai, mes bandom tame vienam pasaulyje surasti kažkokį žmogų. O dažnai tie žmonės būna visai kitam pasauliu. Reiškia, tai, pasaulis tas pats, bet turminį galbūt kita šalis, gal kita kultūra, o gal visai kitas vakarėlį. Jo, tiesiog bendruomenė kitokia, nes jeigu, tarkim, mano atveju tu dirbi online, iš kur aš jų gausiu, tik tai iš interneto. Kaip pavyzdį galiu pasakyti, čia vienos moters istorija. Jinai eidavo tos, kaip čia tos, sąmoningumo susitikimus, vakarėlius, bet kai uždaug klausimų, klausyk, koks tu nori vyrų? Kai man papasako, kokią nori vyrų, sakau, klausyk, ten tokių vyrų nėra. Ten yra jogai, medituotojai, skraiduoliai ir visi kiti. Tu nori vyro, kuris tvirtai stovi ant žemės, kuris labai aiškiai nori, konkrečiai žino, ko nori, jis nori to ir to. Ir jis nori turėti, ir jisai nori turėti savo laisvą laiką, kad viens kito per daug neužkankintų ir labai, čia klausyk, ne ten vaikštai. Tai ten kiti žmonės, jie kitokie, jie nėra blogi, viskas su jais yra gerai, tiesiog jie yra kitokie. Tau reikia visai kito vyro, kitos aplinkos, tau reikia iš verslo pusės žiūrint, tai žmogus, kuris turi arba verslą, arba turi kažkokias aukštas pareigas, nes tokį poreikį tavo. Taip, tai irgi yra labai svarbu. O tu renkėsi žmogų, kuris dirba kažkur tai ten vadybininko lygyje,
Tai nėra blogai dar kartą sakau, tai joks Bet nevertinimas. tikėti iš jo, žinai, ir tada Aš smaugi tiesiog tą sakau, žmogų, kad jis žmogus netoks. labai aiškiai sakė, ko nenori, aš tiesiog labai aiškiai sakiau, ko Kur tai ieško, bet yra? ne ten ieško. Pradėjo ieškoti kitoj teritorijoj, pradėjo atsirasti. Sako, va dabar suprantu, ko aš noriu. Sako, aš tikrai ne ten ieškojau. Neturi, Taip, taip. nori pakeisti pasaulį. Tai gal ir tau reikia Labai. pakeisti pasaulį, gal tu ne tam pasaulį ieškai, žinai, užsibuvo jau visai tau reikalingi visai kitokio tipo vyrai. Ir tai yra labai normalu. Dėl to, aš tas žmogus, kuris be vertinimo, nevertinu, absoliučiai. Gerai, blogai, klausimas, ko tu nori. Noriu to. Prašau, va tengi yra. Gerai, tvarkoju. Nu tai tarkim, mano atveju pasirenkam Tinderį, verslo vakarėlius, festivalius tam tikrų tematikų, kur aš turėčiau vat, pagalvoti, ko aš noriu ir kur tokie žmonės būna, ne? Tai galbūt susitikimai tiesiog su draugų kompanijom, kurios labiau atitinka tą kryptį, kuri man reikalinga, ne? Ir nueinu. Čia iš šitų dalių. Šiek tiek, žinai, mes sumažinam tą plotį, susiaurinam, ne? Gerai. Tada kas toliau? Kaip man suprasti, vat red flagai buvo tas klausimas. Pasimatymo metu, kad kokie yra red flagai, labai prašė merginos paklausti tavęs, elgsenoj, pokalbį, posakiuose. Tai mano galva, kad pirmas dalykas tai jau kalba, kas išeina iš burnos, kad jau ten jau galima rasti. Kai žmogus pradeda keiktis, pykti, erzinasi, nervuojasi. Antras dalykas tai yra, jaudulys tai yra normalu, bet kurio pasimatymo metu, bet yra tie natūralūs jauduliai, yra, kaip sakau, psichiniai ligoniai, kai tu matai, kad žmogus neadekvatus. Nes yra žmonės, kurie vartoja narkotikus, yra žmonės, kurie vyzdžiai įsiplėtė ten į kitų, elgesi neadekvačiai. Tai va tokių žmonės stengtis vengtis, tų žmonių, kurie elgesi neadekvačiai. Bet tam turi būti klausimų užduodami, ką tu vartoji, kuo tu užsiimi, ar tu sportuoji. Paprastai, jeigu žmogus užsiima sportą, tai tikėtina, kad žmogus tikrai prižiūri savo kūną, savo protą, savo mintis ir jisai visai kitoks pasaulyje bus. Jeigu jis iš vis nesportuoja, tada klausimas, ką jis tada veikia, ką jis keičia, į ką. Ką laisvalaikiu veikia, tai ne? Jeigu norit surasti tas raudonas vėliavas, ne, tai aš manau, kad raudonė vėliava yra pirmas dalykas, tai jo elgsena ir jo kalba. Rankos neadekvačiai judinamos, ten trinimai, nervinis žmogus. Žmogui galbūt blogai, jam reikia tiesiog permiegoti, jisai nurimtų. Jam gal tokia mintis yra, bet jis nepasako to. Tai konkrečiai to klausimą, kuo tu nervuojasi? Ir tada, jeigu tu paklausi, kuo tu nervuojasi, tai dažniausiai tai sprogtas žmogus, nes tu jungi mygtuką. Labai tiesiai. Tai vėl dar, kad mes prie to grįžtam prie labai elementaraus dalyko, apie ką pradžioje kalbėjom, tai užduoti labai konkrečius klausimus. Ko tu nori? Iš kokios tu aplinkos? Koks, pavyzdžiui, labai sunkus klausimas ir labai vyrams ir moterim, manau, yra sudėtingas. Koks tavo santykis su tavo tėvu? Taip. Koks tavo santykis su tavo mama? Manau, kad šitie klausimai tai užmuša bet kurį žmogų. Arba jį išmuš iš pusiausvyros, arba jis normaliai pasakys. Bet čia tu kalbėjai apie pirmą pasimatymą, ne? Tokius galima jau užduoti, reikia jau. Manau, o ko čia bijoti? Kam čia 5, 7 pasimatymą? Tai aš po truputėlį jį užduosiu, kad nepabėgtų jis. Jis pabėga. Arba jinai pabėga. Nes jeigu bus žmogus drąsus pasiruošęs, tai neišgąsdinsi ten su tokiais juokingais klausimais. Su tėvu ar taip ir taip, tėvas geria, ten tas ir tas, mama yra taip ir taip, neturim ryšio absoliučiai. Adekvačiai kalba, nebijo kalbėti, taip kaip yra. O gerai, atsakymai yra svarbus? Ar esmė yra tiesiog, kad žmogus nuoširdžiai atsako? Kad tu matai, kad jis nevinioja į vatą, atsako tiesiai. Ar svarbu yra, ką atsako? Manau, kad pradžiai nors jau pirmas variantas. Reikia suvokti, kad žmogus asmenybė, kuri neatsiskleidžia iš karto. Per pirmą pasimatymą jūs pamatysite jo minusus, bet dažniausiai ne visada pamatysit jo pliusus. Mes pliusą pamatom daug vėliau, nes reikia laiko. Įdomus požiūris. Aha.
Todėl, kad žmogus bijo dažnai parodyti savo gerąją pusę. Dažnai jisai parodo tą pusę, kuris geriausiai išvystęs, išmokęs, o savo gerasias pusės parodo šiek tiek vėliau. Labai Rodo įdomus praktika. požiūris, nes kaip tik merginos grįžusios iš pasimatymų būnagi toksai, žinai, įvykis, kad jos labai tas gerasias savybės išpučia ir nemato blogųjų. Žinai, kai tas yra, wow, susižavėjimas ir man atrodo, moterims dažniau va šitas būdingas dalykas tiesiog išpūsti tas gerasias savybės kartais iki begalybės ir nematyti to, kas yra iš tikrųjų. Tai nieko čia tokio nėra, vyrai tą patį daro. Vyrai taip pat Mhm. išpučia daug gražiau negu yra. Dėl to yra skaitoma, kad kas yra pasimatymas, sako, kai tu neskubi, kai tu nebėgi, kai tu duodi laiko ir vienam ir kitam atsiskleisti. Mūsų tikslas, bet kurio žmogaus, padėti kitam žmogui atsiskleisti. Ir jeigu moteris arba vyras, kuris turi pakankamai smegenų, tai jisai užduos tokius klausimus, kurie nesužalo žmogaus, o užduos taip, kad jisai atsiskleis. Ane? Bet to reikia Čia mokytis, mes nesam gimę tokie, žinai. Tai 200 pasimatymų išmokinus užduoti teisingus klausimus. Tai iš per 200 pasimatymų pamatysit, kokius klausimus reikia užduoti ir kokių neužduoti. Bet aš mano galva, kad nėra nei vieno blogo klausimo. Nei vieno blogo klausimo. Kada miegojai paskutinį kartą su moteriu? Ar tu esi patenkintas savo seksualiniu gyvenimu? Paprastus uždavinėti klausimus. Ir tai nieko nėra kažkas tokio, wow, ten čia tabu, čia negalim. Tai yra normalūs klausimai, adekvatus. Jeigu žmogus turi problemų, tai jis ir pasakys, jis gal nenori to pasakyti, bet gali būti jo problemos ir grinai susijusios su jo psichologija. Ir sutvarkęs jo psichologiją pasaulio, jisai, wow, ten žmogus normalus. Tvarkoj, o gali dabar padėti moteriam iššifruoti atsakymus. Pavyzdžiui, koks gali būti atsakymas? Tai va, pradėkim nuo tavo tų klausimų, kurios tu uždavai ir įsivaizduok, kad aš tau, ne tavo kažkokiam vyrukui užduodu per pasimatymą, ne? Ir, pavyzdžiui, aš jo klausiu, tai kokie tavo santykiai su mama? Ir tarkim, jis atsako, nuoširdžiai, kaip man atrodo, ne, iškart. Ir atsakymai gali, grubiai tariant, būti du. Pavyzdžiui, jis sako, labai geri, su mama mes ten leidžiam laiką taip ir taip, arba gali sakyti, labai blogi. Tai į ką man reikėtų, ko man labiau reikėtų išsigąsti? Kad jis sako, kad blogi santykiai ir aš tokia, tada jis ten nemoka kažko, čia traumų bus daug, čia įgydyti reikės. Ar atvirkščiai, kad, pavyzdžiui, jeigu labai geri santykiai, tai tikriausiai mamyčiukas, čia jau nuo mamos neatsiklijuos ir taip toliau, žinai. Moteris gyva taip svarsto ir po to su draugiamis jiems, žinai, kauliukus. Jis pasakė tą, tai tikriausiai reiškia tai čia jau viskas nubraukia. Mano galva, kad, žinai, pirmas dalykas, tai klausimas gerai ar blogai, tai reikėtų klausimą kaip gerai, kaip blogai. Ir įti į gilį taip, kad žmogus atsiskleistų. Ir tiesiai šviesiai užduoti vieną klausimą, klausyk, aš žinau, kad tau nėra patogu tai sakyti, bet jeigu atsakytum, tai ne tik atsakytum į man, bet tu savo atsakytum, ar tau viskas ok. Nes mūsų tikslas padėti kitam žmogui atsiskleisti, tiek pat ir savo atsiskleisti. Tai mes nepadarytume jokios žalos, jeigu užduosim ir per sudėtingus klausimus. Aišku, mes įpratę žaisti tą žaidimą, nes mes prisižiūrėję filmų, kad pirmas pasimatymas yra, labai gražu. Tai jeigu klausimas, ko tu eini dar kartą, pačio pradžioje iš tas klausimas, užduoti pirmą klausimą, ko eini pasimatymą. Jeigu tavo tikslas yra permiego, tai čia labai paprasta. Tai yra einieškai linksmybių, ne, šventės, tikrai sveiko normalaus partnerio, adekvataus. Tai yra labai easy. Bet jeigu tu rimtų santykių ieškai, tada žmonės jie niekur neskuba. Jie trinėja, jie nagrinėja, į kokią oazę, nes į tą oazę gali būti 10-20 metų, į kurią jis patenka, jį pasiliks, ne? O vyras tai čia yra nesijaus per tokį pasimatymą kamantinėjamas. Kaip pas psichologą. Aš manau, kad adekvatus vyras, jisai nebijos klausimų. Žmogus turintis daug problemų, traumų, tai tie klausimai jį iškart išgąsdins, jis pabėgs. Bet tai yra gerai. Aš norėjau, kad tu pasakytum, tai yra gerai, kad jis pabėgs. Nereikia bijoti, kad jis pabėgo.
Jeigu vyras, netgi, sakyčiau, adekvatus vyras gali užduoti tokį labai paprastą dalyką, žinai, sakys, man per daug klausimų šiandien, ar galėtum man daugiau nebeišduoti šitų klausimų, aš norėčiau su tavim tiesiog išgerti kavos, tai ką nors kitą pašnekam, man per daug, kitam kartui. Ir tai yra normalu. Jis pasakys, kad man per daug tu užduodi klausimų. Faktas, kad, nereikia, coachingui gal nereikia užduoti per pirmo pasimatymą, bet užduoti tam tikrus klausimus nėra čia blogai. Ir manau, kad pačios moteris jaučia, kiek gali užduoti klausimų ir kiek negali. Jau tu pagal partnerį matai, kad jam jau per sunku ir gali paklausti, o gal per daug klausimų, per daug sunku. Jo, bet čia šauktukas turėtų būti. Čia taip gali padaryti moteris, kuri gerai sutarė su savim. O jeigu aš esu tos geros mergaitės vaidmenyje, išsigandusi, kad man reikia čia kažkaip, žinai, neužduoti per daug, kad nuo manęs nepabėgtų, tai tai tada tas pasimatymas ir vyks taip, oi, čia aš jau truputį užlindau, jau aš čia patogiai ir gražiai, žinai, kad tik tai apie mane gerai galvotų, kad nepabėgtų, kad dar kažkas. Ir grįžtam ir vėl apie tą visų pirma su savim, mane reikia kažkaip susitarti. Dar kada sakau, viskas labai svarbu, kokiu tu tikslu eini. Pradėkime vėl nuo to, kad mes nežinom, aš, pavyzdžiui, nežinau tavo tikslo, ko tu ten eini tą pasimatymą. Pavyzdžiui, tu eini ieškai partnerio, tai yra vienas dalykas. Ieškai nuotykių, yra antras dalykas. Klausimai formuojami pagal tai, kokį tu eini. Aš tiesiog mes, kadangi einam į tą turbūt klausimą, jeigu aš teisingai suprantu į tos rimtus santykius, tai normalu, kad į rimtus santykius dažniausiai užduodami rimti klausimai. Į nerimtus santykius tai ir užduodami banalus, tokie lengvi klausimai, kad žmogus tiesiog atsakytų, fain, praleidžiam laiką. Tiesiog smagus, ir viskas. Taip, bet žinai, čia aš noriu pabrėžti tiesiog, kaip padrasinti moteris klausti nepatogių klausimų, o tokių galbūt sudėtingų, dar kažkokių tai. Nes daugumagi, tu sakai, mes einame į pasimatymą arba dėl rimtų santykių, arba dėl nerimtų. O yra moteris, dalis moterių, kurios eina į pasimatymą dėl to, kad tarsi pasitvirtinu, kad aš patinku, kad manęs neatstumia, kad visi manęs nori, žinai, ir čia irgi yra ta pozicija, kur jinai tai galvoja, aš einu dėl rimtų santykių, aš noriu rimtų santykių. O kai susiduria su tikru vyru, įsijungia tas mechanizmas, žinai, gera mergaitė, ir tada jai tai atrodo, tu klausi, ko tu nori? Noriu rimtų, bet jinai bijos užduoti klausimų, nes nori būti patogi. Juokingiausia tame, žinai, Iveta, kad dažnai moteris kalba, kad jas nori rimtų santykių, bet vienas klausimas, ar jinai iš tikrųjų nori rimtų santykių? Labai sunku pripažinti, kad ne. Dėl to ir sakau, aš matau du kelius einant į pasimatymą. Arba susirasti žmogų, nežinau, coacherį, psichologą, bet ką. Nueit pas jo pasikalbėti, pasikaučinti, pasižiūrėti, kaip viskas vyksta su savimi ir panagrinėti save. Arba kaip ir patį paprasčiausią, patį lengviausią pasiūliau kelią, tai yra 200 pasimatymų, pažinti save, užduoti daug nepatogių klausimų žmogui, gauti taip pat nepatogių klausimų savo ir drąsiai tvarkytis. Ar aš gerai suprantu, kad ir moteris, ir vyrai galėtų šiuo klausimu kreiptis į tave, kad padėtų išsigryninti, nežinau, į bet kurį, aš tikrai nenoriu savęs reklamuoti, čia aš tiesiog noriu pasakyti vieną, kad įsirinkite žmogų, su kuriuo norite, bet įsirinkite tą, kuris dažniausiai bus jums nepatogus. Kodėl? Dėl to, kad mes dažniausiai renkamės coacherius, psichologus ir visus kitus, kurie mums yra patogus. Jisai man tinka. Žinai, kodėl mes sakom, kad jis mums tinka? Dėl to, kad man su juo lengva. O pabandyk nueit pas tą žmogų, kuris tau bus nepatogus. Jis tau taip išnarsis, bet po to jausiesi gerai. Po to tu būsi žymiai geriau. Tai kad tu, jeigu ir užduodi vyram ten sunkius klausimus, tai labai gerai. Tai kad tu duodi jam dovaną, tai gal jis nesuprantu šio momentu, kad jis gauna dovaną. Jis galvoja, kad čia jinai mane kankina. Aš atėjau čia permėgoti, jinai čia man coachingui įsiminė, žinai. Nenormali. Tai, žinai, o jis būtų atėjęs ir pasakęs, klausyk, aš ne coachingui atėjau. Ir viskas. Jo. Bet kadangi merginos labai daug kas prašė tų red flagų, tai aš čia norėčiau, žinai, apibendrinti, kad tu sakai, ir tai ir yra red flagas. Jeigu tu užduodi sudėtingą klausimą ir vyras pradeda, pavyzdžiui, tavim manipuliuoti,
versti jaustis tave blogai dėl tavo klausimų, tai ir yra pirmasis red flagas. Kaip tai galėtų skambėti, tai maždaug, ko tu čia nesąmonę klausinėjai, ką tu čia, aš atėjau pasilinksminti, o tu kažkokia keista, tu kažkokia, nežinau, ten dar kažkokia. Verčia savo pasakymais, gražiais, negražiais pasijausti tave kaltą dėl to, kad užduodi klausimą, kuris tau rūpi. Tai yra red flagas. Gerai suprantu? Teisingai. Jeigu, aš dar kartą sakau, jeigu moteris ateina dėl vieno pasimatymo ir viskas, ir jai daugiau nereiks daugiau tų pasimatymų, arba ieško, yra daug moterų, kurios ieško tiesiog, sako, tai aš ieškau vyro, su kuriuo praleisčiau tik savaitgalius ir man daugiau nereikia. Nes sako, aš jau turiu patirtį, ten turiu vaikų, turiu ten veiklų, aš neturiu tam daugiau laiko. Man reikia žmogus, su kuria būtų fainas savaitgalis. Ir nuostabu, kai žmogus ateina ir pasako tiesiai šviesiai. Visko tai ir ieškok tokio vyro. Tu jam turi ir tiesiai va šitą žinutę perduoti. Aš ieškau to. Ir tada tu rasi tokį. Bet jeigu tu neužduosi iš tų klausimų ir nepasakys, ko tu nori, tai žmogus visai kito tikėsis. Jis ten norės vestuvių, jis norės gal ten beleko. Sakys, ne. Užtenka man jau ten. Tai žmogus, aš dar kartą sakau, jūs turit kiekvienas ir aš, ir savo tą patį sakau, ir tau tą patį, ir visiems tą patį kartu. Būkite atviri su savim, būkite atviri su kitais ir konkrečiai pasakykit, ko jūs norite. Noriu to? Ok. Noriu šito? Ok. Ir tas tą klausimą duoti ir neduoti, jau į pats klausimas jau atsako viską. Jeigu tai duoti, tai ir duok. Jei tai atei neduoti, tai ir neduok. Jau pats atsakymas yra. Bet dar aš norėčiau, žinai, čia pabrėžti apie pasimatymus ir tuos red flagus. Dabar mintis tokia kilo, kad šitie klausimai ir netgi tam tikros provokacijos galbūt yra reikalingos, netgi jeigu tu atėjai duoti. Jeigu atėjai vieną vienintelį pasimatymą, ne, kaip tu sakai, tie klausimai nepatogus gali apsaugoti netgi mano gyvybę. Ta prasme, jeigu jau taip, čia irgi yra labai svarbus momentas, ta prasme, ir gal netgi jeigu tai 10 pasimatymas, jeigu jūs matot, kad žmogus neadekvačiai reaguoja, kad jis labai nervingai reaguoja ar labai valdingai reaguoja, tai galbūt tai irgi yra svarbu, netgi, žinai, ne tik dėl to, kad tu nori rimtų santykių. Jeigu tu nori nerimtų, tai moteriai ypatingai reikia, žinai, apčiupinėti, kažkaip suprast, kad tai yra saugu. Aš manau, kad adekvatus vyras visada sudarys saugią aplinką, bet matai, yra problema tame, kad mes dažnai ieškome problemos kitame žmoguje. Mes dažnai galvom, kad vat iš tų vyro problema, bet aš tada užduodu klausimą, kaip aš sugebėjau pritraukti šitą žmogų. Vat kodėl aš būtent su šitu žmogum norėjau pasimatyti. Kodėl va šitie žmonės, kurie mane žaloja, ne, kodėl ateina pastoviai pas mane. Ko aš neišmokau, ko aš nematau. Kodėl pas mane uždėti rožiniai akiniai ir aš jų nematau. Ir jeigu rasi šitą atsakymą, tu pradėsi suprasti, kodėl tam tikrų tipo žmonių nereikia įsileisti į savo aplinką. Jie nėra blogi, bet jie tiesiog, traukimės. Jo. Arba kodėl tu sutinki su tuo. Jeigu jau atėjo pirmą pasimatymą, gerai, atėjo, tai gal tavo pamoka atpažinti ir pasakyti, stop, ne. Su manim taip negalima, aš noriu kitaip. Išdrįsti, pareikšti, moteriai yra labai svarbu išdrįsti pareikšti apie savo poreikius, kad ir kokie jie yra. Tai kaip ir vyras, taip ir moteris, abu turi labai aiškiai pasakyti savo poreikius. Abu lygiaverčiai žmonės, abu lygiaverčiai partneriai, nesvarbu kokioje aplinkoje, virtuviai, lovoje, sekso metu, bet kurioje vietoje jis turi labai aiškiai, verslo metu, draugystės, verslo pasaulyje, nesvarbu kur, labai aiškiai pasako, klausyk, čia yra riba, čia aš noriu tai ir tai, o šitų ribų neperžengti. Viskas, aišku. Tau pasakė. O ką galėtum, aš iš tikrųjų, tu labai, taip žinai, kalbi, bet dalis moterų, žinai, yra tame problema, kad gal ir aš aš manau visos kažkurio lygmeniu yra tas toksai mitas, aš ateisiu, aš turiu parodyti save iš geresnės pusės, todėl kažkur patylėt, kažkur prisitaikyt, o po to, kai jau užsimesk galbūt, žinai, reikia
pavaikščioti daugiau pasimatymų, nu, suvilioti tą vyrą, jį kažkaip pritraukti prie savęs, o tada, kai jis jau simpatizuos man, aš galėsiu jam pasakyti apie savo poreikius. Nu, nes jis jau manim įsimylėjęs, pavyzdžiui, ir Tu- tada aš galiu jau Tu kalbė apie tortą, kuris Pragaidą. labai gražus, bet gali būti netokio skonio, ko tikėsi. Mhm. Čia yra mūsų problema visų. Todėl, kad jeigu panagrinėti visas skyrybas, tai dažniausiai istorija būna tokia, netgi vat, čia advokato istorijos, ką pasakoja kitų žmonių, psichologų, coacherių, kad žmonės susitiko ir buvo, wow, viskas taip gražu, ir paskui viskas taiga tapo viskas blogai, todėl kad jie parodė tikrą savo veidą. Mhm. Kad žmogus parodo tikrą savo veidą, tai nėra blogai. Tiesiog mes turim pripažinti, kad nesame idealūs, kad kiekvienoje mumyse yra daug šūdo. Ir vienintelis klausimas, kaip santykių metu visą tą išmesti iš savęs, kad netrukdytų santykiam. Nei savo pačiam, nei santykiam. Nepritapti prie žmogaus, neįtikti žmogui, o būti savim, bet kad destruktyvūs dalykai negriautų. Čia kalbu apie tai. Ir mes tada praeitam laivę mes kalbėjom, leisti žmogų gyventi savo gyvenimą, leisti gyventi savo gyvenimą. O ne, čia Leisti viskas sau būti mano su vyras, savimi ir jam. čia mano moteris, viskas dabar, čia Mhm. viskas dabar, viskas, čia darysi taip, kaip aš noriu. Ne, jeigu tu pasakysi, ko tu nori, ir tavo moteris sakys, man, aš padarysiu tai, ko tu nori, nes man tai svarbu. Ir lygiai tas pats, atvirkštinis variantas. Viskas, čia yra normalų santykiai. Kai žmogus viens dėl kito, tau nereikės nieko daryti. Tu pats norėsi tai padaryti. Tai yra svarbu, mano galva. Jo, ir Bet dabar iš tavo to pasakymo kyla sekantis klausimas į pasimatymus, ne? Pripažink, kad tavyje daug šūdo ir kitų idealių nėra, bet, nu, tipo, ateinu į pasimatymą, jau žinau, ko noriu, turiu sąrašą klausimų, klausinėju, žmogus atsako. Ir va čia irgi labai svarbus momentas. Pavyzdžiui, nueisiu 200 pasimatymų ir nei vienam nėra to idealaus, kuris idealiai atsakė į visus mano klausimus. nebus tokio. Nebus taip. Va, tai kaip moteriai, žinai, nes va tas irgi tipo, viskas, aš žinau, ko noriu, bet žinai, mergaitės, kaip mes sąrašus parašom, kaip jis turi atrodyti, viską ten iki smulkmenų ir tada nei vienas netitinka. Tai yra kita problema, žinai, ir tada aš tokia, aš tai ir vėl gera mergaitė, kuri pasiklauso tada- Donato, viską tobulai darau, bet ir vėl, blem, man neišeina. Ir tada moteris, žinai, ką Koks daro? Vat, pasakysiu, ką moteris dažniausiai daro. Čia iš moterų istorijos. Ir jūs tada pradedat taisyti tą vyrą, remontuoti. Mhm. Ir sakot, va dabar mano tikslas jį suremontuoti. Ir 5 metus aš jį suremontuosiu. Padarysiu tokio, kokio aš noriu. Nepadarysit jokio vyro, jokios moters pagal save. Nesuremontuosit. Nu, nebent jum, kaip dabar populiaru 40 metų vyras, renkasi 20 metų mergaitę. Nu, tai tada galima paremontuoti Gina pagal pagal save. save. Taip, jau Mhm. tada gali auginti pagal save, bet nežinau, ar čia klausimas, ko kam reikia vėl. Mano galva, kad vis tiek tu turi leisti žmogui būti su jo visais pliusais ir minusais. Kartais pliusai, nu, būna didesni už minusus. Ir jau yra labai gerai. Bet jeigu jūs norite, kad 100% pliusas būtų, dar aš nesutikau tokio žmogus, kuris gimtų šiame pasaulyje, kad jis turėtų 100% pliusų. Netgi 80% pliusų. Mano galva, kad jeigu 60-70% turi pliusų, tai yra labai gerai. Mes O turime tai kaip man pasimatymo metu sąžiningai. pajaus, kurie minusai yra, ta prasme, mums nepakeliui, o kurie yra tiesiog, Per klausimą. o per kokius atsakymus? Kaip man supras? Bet gavau atsakymus, nu kažkiek yra, pavyzdžiui, žmogus sėdi priešais, kažkiek yra tinkamų, kažkiek netinkamų. Kaip man supras, ko vadovautis, kad, vat, Žiūrėkit, moteris turite intuiciją. Jūs iškart jaučiat, esi melu ar ne. Iškart jaučiat, jums tai tinka ar ne. Iškart žinot, vat, moteris turi tai, ko dažnai vyrai neturi. Vyrai turi kitą intuiciją, jie irgi turi intuiciją. Bet jūs tiksliai žinote, kaip jis atsakė, ar jis atsakė ir jums tai tinka, ar jis atsakė ir jums tai netinka. Jaučiat, kad tai ne, kažkas čia ne taip. Taigi jūs viską turit. Tai vat tą pasikuliaukite intuiciją. Čia nėra, čia loginio sekos nėra. Galima sukurti algoritmą, bet tada čia reikėtų
jau išmano intelektą pajungti tam, kad tada žinot, kai jisai ant kiek sąžininkas, kiek ne. Bet mano galva, kad mes dabar galim tik tai iš savo intuicijos, savo užduodant klausimus ir jam užduodant klausimus. Bet mano galva, kai mes patys esame atviri pasimatymo metu, tai žmogus dažniausiai būna atviras. Bet jeigu mes patys susikausę, susinervavę, įsitempę, tai žmogus priešas irgi sėdė lygiai to patį jaučia įtampą. Ta labai gerai parodo dėrybų menas, nemažai metų užsiėmiau dėrybų meną versle, tai labai gerai parodo, kai pasėdė du partneriai, ne, 4 žmonės prieš 4 žmonės. Ir kaip jaučiasi ta įtampa. Ir kaip būna faina, kai vis dėlto tą ateini ir to pavadinkime tai irgi pasimatymas. Pasimatymas dėrybų metu sugebė nuimti tą įtampą ir žmonės atsipalaiduoja ir pradeda kalbėti. Tada viskas ir vyksta daug paprasčiau. Atvirai kalba, labai aiškiai pasako, ko konkrečiai nori, nustoja reikalauti, nurodinėti ir visą kitą. Nes visokių situacijų matys. Tai visur pasimatymas egzistuoja visokių formų. Tik tai čia mes kalbame pasimatymas apie moteris ir vyro. Klausimas, kokia būsena buvo atėjo, kaip jautėsi, kaip įsimiegojo, kaip su hormoninė sistema. Mes čia galim, žinai, iki tokių detalių, bet mums smegenų neužteks, nes tam reikėtų jau pajungti visą išmanų intelektą, viską sujungti visus daviklius ir moters ir vyrų pajungti į kompą ir tada matyti, kaip pas ką vyksta vaikšto. Arba pasimti tą, arba patarimas moteriams, nusipirkite melo detektorius, pajungkite vyrą. Bet aš matai, kalbu ne apie melą netgi, o aš kalbu apie tą situaciją, kai, tarkim, sėdi priešais mane vyras ir ten, nežinau, 70 atsakymų procentų man tinka. Tipo, mes einam, atrodo, tą pačią linkmę, to paties norim. Bet jeigu aš esu labai kategoriška, idealistiška ir reikli, tai ką aš pasakysiu? Paieškosiu kur 100%. O tokio vyro nėra. Aš, žinai, šitą noriu pasakyti. Ir kaip tada, nes kartais atrodo, va dabar, kai su kai kuriom draugiam kalbu, kurios labai yra reiklios, kategoriškos, sėkmingos, tai jos maždaug taip, susitiko, panašiai kaip tu sakai, tada netinka, next, tada netinka, next, šitą netinka, next. Ir tada žiūri į kitas šeimas, kurios jau šeimos, žinai, kurios ten poros, kurios jau daug metų kartu, ir žiūri, jie kai susitiko, tai buvo visiškai, abudu nevykėliai, o dabar jie kartu subrendę, sėkmingi žmonės. Tai galbūt nereikia ieškoti to tokio idealo, kaip supras, žinai, kad, nežinau, priimti į kokius minusus atkreipti dėmesį, kurie yra ok. Idealių santykių nėra, jo niekada nebuvo ir niekada nebus. Antras dalykas, svarbiausia surasti, mano galva, ką mes ir kalbėjom, adekvatumą, kad nors pradžioje pasimatymų metu mes matome adekvatus žmogus ar ne. Normalus žmogus komunikacija ar ne. Ir pagal tai galima sukurti, jeigu du žmonės adekvatus, normalūs, su galva viskas abiem yra gerai, tai per 10 metų galima nusišlifuoti ir pasidaryti nuostabią šeimą. Bet jeigu abu egoistai, abu nepatenkinti ir tempia gumą tik vienas arba kitas, mes puikiai žinom, ko baigės. Mes einam dabar ne apie tos tikrus santykius, mes kalbėjom tiesiog abstrakčiai, įti, neįti, žinai, duoti ir neduoti. Bet jeigu kalbėti, čia būtų atskira tema iš vis, ką daryti šeimoje, žinai, norint kurti šeimą. Mano galvo, kad čia yra visai tada atskira tema, nukrinta visi tinderiai, pasimatymai ir kiti dalykai. Labai konkrečiai mes ieškam žmogaus, ko mes norim. Ir tada kitas klausimas, kaip susikalbėti, nes mes mėgstame nurodinėti, ką daryti partneriui, bet nemokame dažnai susikalbėti. Vėl viena kalba, apie ką kalbėjau. Ir kai iš du žmonės suranda vieną kalbą, šeimos visos yra nuostabios, nes jie neturi kada pyktis. Jis neieško problemos, nesakau, dažnai matau šeimose, iš kitų vyrų istorijų, tai kad gydytojai, žinai, arba jinai gydytoja, arba jisai gydytojas. Ir viens kitą bando išgydyti. Neišgydysim žmogaus. Arba tu įpriimės visais š ir visais jo pliusais ir gyveni, arba nepriimi. Arba sutinki su tom taisyklėm, arba nesutinki. Arba tau tai tinka, arba ne. Tau pasirinkimas. Grinai. Bet kad čia bus super, iš tų variantų surasi idealius, aš nesutikau idealų žmogaus. Ir mano galva, kad nėra idealų žmogaus.
žmogus. Ir gal ir gerai, kad nėra. Gal dėl to yra įdomiau žmogų gyventi. Daug yra visokių emocijų ir gerų, ir blogų. Gerai. Grįžtame į pasimatymus, nes yra klausimai ir čia jau atsirado, ir yra klausimai dar, kur panas klausinėjo. Kas turi mokėti už kavą? Kažkada vienas reperis labai gerai pasakė, o kieno buvo idėja pakviesti. Žinai, klasikinis vyras tai pasakytų, kad jisai mokėtų, ne? Čia net klausimų nekiltų. Bet šiuolaikinė visuomenė labai pasikeitus ir dabar daug kas 50 metasi tos idėjos, kad abu atsakingi. Tai nėra blogai, mano galva, kad kuris nori, tas ir sumoka. Ir mano galva tai yra gražu, kai kažkuris tai imasi iniciatyvos. Bet Gerai, bet tai mano ką šneka kartos apie vyrus, vyrą? iš mano kartos vyrų, tai jie visada, aišku, kad jeigu vyras kviečia, ir dažniausiai visada vyrai vis tiek rūpinasi moterimis, rodo savo galią, žinai. Jo. Vyras, kai jisai moka, jisai rodo, kad aš galingas, aš turtingas, man viskas okei. O jeigu moku, vyras ateina Aš parodau, kad aš pykstu ir aš galinga, aš irgi tą darau. Nu, tipo, jeigu aš išsitraukiu piniginę su vyru, tai reiškia, tipo, tas toksai labai stipriai tai kažkada pajutau. Bet tai nėra Tai, blogai, žinau, kai moteris sumoka už vyrą, tai nėra blogai. Tai kartai yra šeimų, kurios vadovaujasi 50-50 ir, žinau, kažkaip jie puikiai sutarė, nematau. nu, gerai, šeimoje tai yra susitarimo reikalas. O per pasimatymą, jeigu vyras ten moka, nemoka arba pasiūlo 50-50, tai turėtų man apie kažką pasakyti. Tai manau, kad daug ką pasako. Ką? Jeigu žmogus jau ateina ir jisai nori tau gero, tai dažniausiai sumokėsim, ne problema bus. Bet jeigu žmogus turi problemų, jisai aišku ieškos būdų, kad sumokėtų moteris. Manau, čia galva, žinai. Ok, o jeigu, nu, tipo 50-50, ką tai šneka apie vyrą arba ką tai kalba apie jo požiūrį? Nieko tai Tai kažką absoliučiai nieko šneka ar ne? nesako. Nieko nesako. Todėl, kad pasaulis taip susiformavo. Jeigu paimam Amerikos pusę, ne, gerai, Britus paimam, Angliją dažnai tenka keliauti, ten 50-50 yra labai normalu. Į pabą nueina ir geria abu. Ir kiekvienas už savo vos nealų susimoka. Ar dar kažką tai. Nu taip susikūrė Bet žinai, 50-50 irgi skirtingas gali būti. Tipo, kai atnešė sąskaitą ir tau sako, iš tavęs 10 eurų, o kitas dalykas, kaip pavyzdžiui, dabar šitam pabio sumokėjau aš, o kitam panas sako, dabar aš tave pavaišinsiu. Tai irgi 50-50, bet kažkokia tokia kita forma. Labiau, nežinau, žaisminga galbūt. O tai mes čia einam vėl į stereotipus. Mes galim pasirinkti vieną stereotipą, kad turi mokėti tik tai vyrai. Tai būtų viena karta. Dabar antras stereotipas tai 50-50. Mano galva, tas, kuris nori ir tas, kuris lenkia gero, tas gali ir sumokėti. Bet mano galva, kad mėly vyrai jau už kavą, tai tikrai galite sumokėti jūs. Aš suprantu, kad jeigu atsiuntė sąskaitą už 2000 eurų, kad pavalgėt su moteriam, nu tada klausimas, kodėl jūs ėjate iš pasimatymą išduoti. Gerai, Mes tiksliai žinom, kur einam, mes tiksliai žinom, kiek mes mokėsim, mes tiksliai žinom apytiksliai, kiek netgi susimokėsim. Mes viską žinom. Būtent. Ir tai irgi, man atrodo, mano manimu, tai yra gestas. Ir jeigu vyras nenori mokėti, ne, tai kažkągi visgi šneka. Sako, aš nenoriu mokėti. Yra tam tikras tipas vyrų, kurie, nu jie, kaip čia pasakius, jie gal neigiamai nusiteikia moterų atžvilgiu. Ir tai nėra blogai, žinau. Esmė tame, kad kiekvienas vyras išsako savo nuomonę, nes dabartinė visuomenė, žinai, nukrenta visi stereotipai ir daug kas gyvena savo gyvenimus. Aš sako, aš noriu taip. Aš iš vis nenoriu nieko mokėti, yra tokių vyrų. Bet normalus, mano galva, adekvatus vyrai, tai visada sumokėsim, jiem problemos nesudarys pavaišinti moterį. Tai vis dėlto yra gražu, žinai, ateiti ir pavaišinti žmogų. Kas čia blogai yra? Čia nieko blogaus nematau, bet jeigu jam tai yra problema, gal kažkur giliau yra. Tai yra red flagas, jeigu vyras nenori pavaišinti, ar ne? Mano galva, kad visada yra.
Tik klausimas dar kartas, ko mes ne nuo to klausimų pradedam. Čia ne raudona vėliava. Kokio mes vyro ieškom? Bet savo moteris atsakyk iš tą klausimą. Nes kitom moterims labai dažnai yra tokių moterų, kurios nori gelbėti vyrus. Ir jos moka už viską. Ir tokių belė kiek, šimtais pavyzdžių galėčiau pasakoti ir pasakoti. Jos moka už butą, jos moka už komunalinius, jos moka už tai įsisėdė namie. Ir joms tinka, žinok. Ir sako, man gerai, sako, jis sėdė, sako, jis mano rankas, sako, jis nepajudės niekur be mano žingsnio. Jinai kontrolė, jungus, jai viskas tinka. Ir jai gerai. Yeah. O, pavyzdžiui, tau ne. Tau tinka. Aš noriu, kad vyras mokėtų. Aš noriu, kad vyras manim rūpintųsi. Viskas, tu kito tipo vyrai ieško. Tau tas jau vyras nebetiks, tu jis skaitysi gal lūzerių, bet kitai moteriai tai bus, idealiai, aš galiu kontrolę turėti. Jis man nepajudės be mano jokio įsikišimo. Čia labai daug tipų yra, mums laiko neužteks viską ištyrinėti. Čia dar klausimą tu prašai. Pasimatome, tu manau normalu, bet šeimoje abu žmonės turės savęs judėti tiek pat. Vienas pagal palimį, natūralu, kad santykiuose 50-50 ir taip egzistuoja. Vis tiek moteris atlieka savo funkciją, vyras atlieka savo funkciją. Vienas galbūt finansais, o kitas dažnai moterį, pavyzdžiui, nuvertina, sako, būna, kad vyras pasiima finansus ir varo į verslus, į veiklas, o moteris pasiima vaikus ir varo ten į būrelius ir visą kitą. Pabandykit susimainyti vietomis, pabandykit su tais vaikais pavažinėti po tos būrelius, užknis juos. Sakys, ne, aš varu verslą geriau įsims, nes mano pašaukimas ten. Tai kiekvienas atlieka savo funkciją, pasiskirsti. Jo, tai labai svarbu. Ir tai irgi, man atrodo, kai jau yra šeima, kai jau daėjo, eilė šeimos, kad kursim šeimą, susitarimas, tai jau tarsi aišku. Bet tas kelias nuo pirmo pasimatymo į kitos šeimos, kitų santykių, manau, šita dar vieta yra neaiški. Kaip kalbėjom dabar, tokia buvo situacija, su merginom kalbėjom, aš dabar tau ją įgarsinsiu ir pabandyk kažką patar. Aš noriu santykių, galbūt ženytis iškart nenoriu, nes nežinau kas ir kaip, bet norėčiau santykių gražių, tokių, ten meilės romano gražaus, kuris išsivystytų į santykius. Labai dažnai taip sako. Aš norėčiau susipažinti ir kad tai išsivystytų į santykius. Arba su galimybė, jeigu iš to išaugs santykiai, bus labai laimingas. Tokius pasakymus tikrai esu suvietas. Žiūrėk, pačios populiariausios knygos, tai pirmoje vietoje pasaulyje užima grinai romanai. Tai yra apie tai, ką tu kalbi, kad moteris prisiskaičiusius romanų, prisižiūrėjusi tų idealių filmų, prisikūrusi tų fantazijų, nori būtent taip. Tai nėra blogai, tai yra gražu. Bet reikia pripažinti, kad realybė yra kitaip. Kad yra visokio tipų žmonių, vienintelis klausimas, kaip surasti tą žmogų. O galima surasti tik tada, kai tu padarai daug klaidų. Ir mes puikiai žinom, jeigu paimti verslą, verslas gaunasi tada, kai tu padarai klaidas ir iš tų klaidų išmoksti. Jeigu panagrinėti save, kaip pažinti save, kaip padarai daug klaidų ir iš to išmoksti ir tu supranti, kas tu esi ir kas tu nesi. Tai dar kartas, tai pasimatymas, tai yra klaidos, per kurias tu išmoksti. Dėl to ir kalbu, tas 200 pasimatymų ne dėl to, kad reikia. Tai buvo ne 50, tai buvo ne 20, 10, bet po 200, mano galva, kad žmogus konkrečiai žino, ko jis nori. Čia tas pats paimi videokamerą, ir žmogus, kuris niekada nėra filmavęs savęs telefonu, jis dažniausiai nepriima savo veido, jam negražu tas, netinka tas, netinka tas. Viskas netinka, bet žmogus filmuodamas save pastoviai, jis pradeda priprasti prie savęs, pradeda priimti save ir jis nustoja kabinėti prie savęs, jam viskas tinka. Tai čia visur tas pats. Tu eidamas į 200 pasimatymų, nustoji bijoti, nustoji kritikuoti, nustoji vertinti ir tu pradedi suprasti, yra tokių žmonių, yra tokių žmonių, yra tokių žmonių, yra tokių žmonių, klausimas, o kokių aš noriu? Ir viskas aišku, tada žinai, kurią kryptį eiti. Gal nereiks 200, gal po 30 surasi, ko aš noriu, radau pagaliau. Kaip man suprasti? Pagal pojūčius aš taip atsakyčiau, ne? Aš jaučiuosi saugiai su žmogum, aš jaučiuosi gerai, galbūt nėra tos euforijos kažkokios, man atrodo,
užaukštinti jausmai irgi yra nelabai gerai, kai ten, o, jis ten princas, jis tobulas, bet... Viskas balansas. Mano galva, kad viskas turi būti balansas, neturi būti ten įskridę visi iki debesų, nes tai baigėsi. Viskas dažniausiai yra čia. Va čia fokusas. Auksinis viduriukas. Auksinis viduriukas yra balansas. Geriausios šeimos yra balansė, ne įskridę ten, o paskui vėl jie nori. Žinai, mes kaip šitam, kaip narkomanai sako, jie nori hypo, žinai, pastovaus. Nu tai va, jeigu norit hypo pastovaus, nu tai tada jums tada to nereikia vieno vyro, jums reikia labai daug vyrų, tada hypas bus pastovus. Ir jeigu jums reikia vieno vyro, tai tada hypo tikrai ne visada bus, nes ateis momentas, kada jūs matysit prieš save realų žmogų ir tada vienintelis klausimas, kiek laiko, ar viskas ok, ir jeigu tau tinka, nu tai išgyvent toliau. Nes hypas baigsis. Jisai sukuriamas per romantiką, per daug dalykų, bet ateina momentas, kas yra šeima. Šeima tai nėra hypas, šeima tai yra kūryba. Ir visai kitas levelis. Visai. Gerai, dar tas tarpinis variantas ir klausimas, kuris buvo, tai kada duoti? Na, yra daug psichologų, kurie, grinai internete gali visokiausių padarimų. Tipo, kada reiktų, ką pagalvos apie tave, aš nežinau, ten dar kažkokie tokie. Čia tik tai mano nuomonė ir iš mano aplinkos nuomonė. Nuinkit visas taisyklės. Ir patys arba pačios nuspręskit, ko jūs norit dabar, va šiuo momentu. Jeigu jums to reikia, tai ok. Nepamirškit, kad moters sveikata priklauso būtent nuo to. Moters sveikata, hormonai priklauso būtent nuo to. Ir čia labai populiaru Lietuvoje tapo, kad moteris dabar tos, kurios ateina ir pasakoja, kad jos 2 metus neturėjo sekso, pavyzdžiui. Pas jūs hormoninė sistema yra įsitaškiusi. Ne ta žodis. Ir ne ta plausime, kad kažkas su jom blogai yra. Viskas su jom yra gerai. Bet jos nesijaučia laimingos. Kai kurios nuėjus į tuos dvasingumus iki tokio lygio, kad ten po 3 metus, 4 metus nematė vyro. Jo, šiandien, pavyzdžiui, gavau tą komentarą, užtaginau tave, jeigu prisimeni dabar, kad moteris turėtų pajaust, kur skirti savo energiją, nes tai yra labai ir, žinai, čia kaip ir gražiai atsakyta, bet aš tame jaučiu kažkokį tokį kandų, tokį pasyvę agresiją. Apie tai, kad, aš galiu pasakyti, kad energija, jinai tam tokia priklauso. Noriu numesti vieną dalyką ir mielos moterys. Vyrai taip pat dalinasi savo energiją. Vyrai atiduoda didelę savo energijos dalį, kaip ir moteris atiduoda savo didelę dalį energijos. Mes abu mainomės energiją. Ir tai yra labai svarbu ir vienam, ir kitam. Ir nėra, kad tik tai moteris kuria energiją, o vyrai ne. Tai netiesa. O ką tu galvoji, gerai, čia iš tos pačios serijos, tai jeigu moteris turėjo daug partnerių arba netinkamą partnerį, arba, tipo, kad jinai vos ne kaip paženklinta negatyviai, kad nešiojasi visą tą patirtį. Žinai, kai kurie psichologai šiuolaikiniai, tie kaučiai visokiausiai remiasi to tokiu žinojimu, kad anksčiau, kodėl tik nekalta mergelė ten ėmė žmonas, kad jinai net neštų į mūsų giminę ten svetimų visokiausių energijų, genų ir taip toliau. Ir, kažkur sąmonė, nesąmonė, ką tu galvoji? Viskas yra daug paprasčiau, negu mūsų pasaulis supranta. Anksčiau buvo viena žmona ir vienas vyras. Ir viskas, ir nebuvo daugiau kitų. Buvo tokia nors kūrima ideologija. Ir nėra bloga. Pirmas dalykas tai yra reguliarūs santykiai, tai yra sveikata. Antras dalykas, mažiau ligų, tai yra labai gerai. Mažiau pagundų ir mažiau klystkelių, tai yra labai gerai. Jeigu žiūrint iš tos pusės, jisai turi daug pliusų. Bet šiuolaikinis pasaulis yra tapęs visai kitoks, kai žmonės pradėjo jaustis laisvesni ir leidžia savo tai. Aš nematau nieko čia blogo. Mes jau nebegrįžime į tą pasaulį, netgi musulmonų kraštai iš to išeina, į mūsų pasaulį iš to. Ir tai mano galva, kad tai, kas yra jau pajudėję į priekį, mes jau nebesustabdysim to garvežio, tai einam prie to, ką turim dabar. Ir nereikia vertinti
Jeigu moteris turėjo daug vyrų, tai jinai viskas nurašyta. Aš tai jau praeitą kartą pasakojau, yra vyrai, kurie labai laimingi su tom moterim, kurios turėjo labai daug vyrų. Dažniausiai tom moterim nebereikia tų jaukių vyrų, va. Jiems reikia vieno vyro, labai žino konkrečiai, ko nori ir viskas, ir jos net minčių neturi, nes jau jos atsilakstė, kaip aš sakau, išsibėgiojo. Jo. Bet aš irgi, ar tu tiki, kad moteris nešioja su savim tą energetinę atmintį tų kažkokių vyrų, tipo, jinai yra tada išsibarščiusi, mažiau vertinga. Klausimas buvo Gerai. ten, Žinai, čia mes tų filosofijų turime daug, knygų turime daug, vat kai aš kaip iš mokslo pusės pasakysiu, vat vyrai, mėly, atvežkit man tą aparatą, kuris parodytų visą tai. Ir uždėkit štampą, sertifikatą, kad tai, va tokio lygio. O tada aš patikėsiu. Kol mes to nėra, aš nežinau, ką pasakyti. aš Mes čia žinai, galim iš savo nueiti pusės, filosofiją ką iki sakysim. begalybės, žinau. Jo, Kuo tikim, žinai, mano galva, kad čia Va. yra daugiau tikėjimas minties gale, įtikinti save arba kitą žmogų, kad jis nieko vertas. Tu turėjai tiek partnerių, dabar tu tokia. Klausimas yra kitas, o kodėl reikėjo tiek daug partnerių? Kitas reikėtų. klausimas, o kodėl reikia įtikinti moterį, va tuo? Kodėl reikia įtikinti moterį, va tuo? Man irgi atrodo, čia tokia yra manipulacija stipri. Valdymas, kontrolė moters iš esmės. Ne, tai leiskit būti žmonėms savo pasauliuose ir patikėkite manim, kad patys laimingiausi vyrai, čia aš iš moterim, kad jūs išgirstumėte, visi patys laimingiausi vyrai tie, kuriems moteris leidžia džiaugtis, mėgauti savo pasauliu ir neprimeta savo pasaulio. Ir tie vyrai jums leis mėgautis savo pasaulis ir viskas bus labai gerai. Jo, apie energiją, seksualumo tą energiją, dar aš tai pasakyčiau taip, kad tai yra, mūsų energija yra ten, kur yra mūsų dėmesys, iš esmės. Ir jeigu moteris yra įsitikinus pati moteris, kad tai, ką jinai daro, seksas, pavyzdžiui, yra nuodėmė, kad tai gėda, kad tai kaltė, kad čia kažkas blogo, kad aš nusižengimą darau, tai jos pasaulyje, jos kūne tai taip ir yra. Ir vien dėl to tokio galvojimo jinai ir jaučia galbūt tą energijos trūkumą, galvoja vis apie kažką. Tai yra labiau apie mūsų įsitikinimus, apie mūsų galvą, apie mūsų leidimą savo, kiek aš leidžiu savo, pavyzdžiui, mėgauti savo kūnu, su kuo ir kaip. Ir tas taisyklės realiai rašo pati moteris savo. Aš taip tikiu. Aš tai, žinai, dar kartą visada žiūriu taip, kad atsiriboti nuo visų, kartais reikia knygų, atsiriboti nuo visų televizijų, atsiriboti nuo kitų nuomonės, savo užduoti klausimą, ko jūs norit. Vėl prigrįžtum prie to paklausimą, ko tu nori, ką tu nori jausti, ką tu nori gyventi, ką tu nori išgyventi, nes gyvenimas labai trumpas ir leisti savo tai. Viskas labai paprastai. Jeigu taip einant palaipsniui, gal einam į pabaigą, ir reziumuojant, tai leiskite tai, ko jūs norit, bet atsiribokit nuo savo stereotipų tam tikrų. Vertybės, svarbiausia klausimas užduokit savo kiekvienas žmogus asmeniškai, kokios jūsų yra vertybės ir pagal tas vertybės jūs surasite panašius žmonės. Vertybiniai dalykai yra, mano galva, kad yra svarbiausia. Stereotipai tai čia yra vienokie, kitokie, čia kaip mada, žinai, ateina, praeina. O vertybės jos yra amžinos. Jeigu to vertybė yra ištikimybė, yra tai. Jeigu tu vertybė yra šeima, tai yra tai. Jeigu vertybė yra vaikai, tai yra tai. Vertybės, kokios yra žmogaus ir pagal tai viskas yra paprasta. Jo, ar būkit savimi, leiskit savo ir kitiem būti savimi. Ir man atrodo irgi tada, kuo esi labiau savimi, tuo mažiau turi galimybių primeluoti kitam ir po to nusivilti pats ir nuvilti kitą žmogų. Būtent. Aš šitaip manau. Tai va, tada mes einam į pabaigą, palinkėsim visiems gražios dienos, tikrai pusantros, daugiau valandą, 40 minučių prakalbėjome. Tai mano galva, kad išsakėme daug nuomonių, daug informacijos. Rekomenduoju peržiūrėti nors porą kartų ir atrasti tai, ko ieško patys. O mes padarysim eksperimentą su 200. O tu padaryk eksperimentą su live
kuris vyras pasirašys su tavim life ir tada, va jeigu jis pasirašo, nu, tai tada, žinok, jeigu rimtai, jau čia kietas, čia bus įdomu. Kietas. Žaibovas. Va to tau ir linkiu, žinau. Va to- Gerai. Gerai. O aš Gražios tada dienos. ataskaitą tau atsiųsiu. Gerai, iki. Gražios Viso. dienos. Iki. Ačiū.